aptarėm jau pusę podcast'o prieš. Tai sveiki visi, čia yra Wild Souls podcastas ir šiandieną mes kalbinsime nuostabią mūsų trenerę Modestą. Tai Modesta yra mūsų bendro fizinio pasirengimo trenerė. Tai šiandieną bandysim šiek tiek išsiaiškinti, kas ta Modesta yra. Kas čia ta mergina iš niekur atsiradus ir laimėjus tą Kano pusmaratonį, Vilniaus maratoną, kitų gal net startų net nežinau, bet galėsi viską papasakoti ir kaip čia atsiradai tam sporte, nes prieš 10 metų, kai aš dar sportavau, man rodos, kad aš nemačiau tavo pavardės, dabar visur. Tai, žodžiu, pradėkime šitą įdomų pokalbį, tai norėčiau... Visų pirma, tai labas. Labas, Jonė, labas. Mes jau valandą šnekam šiuo metu, bet labas. Sunku dabar įsivažiuoti, kad iš naujo viskas. Taip. Aha, labas, Jonė. Tai, sveiki visi. Žiauriai faina, labai malonu, kad pakvietėt, labai faina čia būti. Jaučiuosi gal neverta, bet tu išsiaiškinsim, kodėl tu verta. Bet žiauriai faina, žiauriai malonu, tai labas vakaras. Labas vakaras. Visiems. Taip, tai žodžiu, pradėsim nuo to, kad norėčiau šiek tiek aptarti iš visą chronologiją, kaip atsiradai tu tam sporte. Ir pirmas dalykas, tai kas šauna į galvą, tai dažniausiai visi, kas gerus rezultatus pasiekia, tai vis tiek ir vaikystėje būna sportiški vaikai, aktyvus, kažką veikia, kažką daro, tai gal gali papasakoti iš viso, iš kur tu esi. Pradėkim nuo to, ar sportavai, kaip tėvai ar sportavo, kokia visa buvo tavo vaikystė. Tai žodžiu, aš esu iš labai mažo miestelio Pasvalio. Turbūt jau girdisi. Kuris yra? Girdisi dialektas, kai mes juokiamės, tai beveik Latvijoje. Pasvalys yra tarp Biržų ir Panevėžio. Supratau. Toks mažas miestelis. Tai žodžiu, augau ten, man atrodo, Biržas tiesiog. Bet žodžiu, augau Pasvaly. Neesminis dalykas, rezultatom tai manau, kad neturi įtakos. Taip, ir buvau įprastas vaikas, mano mama šiaip buvo sprinterė. Iki manęs susilaukiant, Bėgikė sportavo, mokėsi, bet atsiradau aš ir baigėsi sportai, bet galim sakyti, kad aš net bėgimo karjerą pradėjau ankstyvą jos pilve. Nes bėgiodavo su manim. Bet čia, žinok, aš manau, kad įmanoma, kad vis tiek tu vaikui perduodi kažkokius, nežinau, impulsus. Nu, bet gal, o tėtis buvo policininkas, tai aš sakau, žinai, ta sprintas ir ištvermės susikombinavo jau mane. Nu, žodžiu, bet iš esmės tai augant nebuvo aš ten kažkoks labai ypatingas ar aktyvus vaikas. Nu, man atrodo, tuo metu visi tie vaikai buvo aktyvesni negu dabar dauguma jo. Ir vis tiek kažkur idėjau, bet nuo 1 klasės aš lankiau šokius tautinius. Iki 4, turbūt 5 klasę, kai pradėjau, tai perėjau biškį, jau gėda pasidarė ten tos tautinius šokį tuo metu ir perėjau iš šiuolaikinį šokį ir taip iki 8 klasės, bet iš esmės aš nebuvau ten, žinai, kažkoks labai sportas šokiai, atsakė, bet kūno kultūros nekenčiau ir taip toliau, nu, toks klasikinis variantas, bet aš atsimenu gerai, kad aš visai gerai bėgdavau. Nu, klasėje toks būdavo, kad vos ne, nu, turbūt pirmą bėgdavo ten kažkaip. Berniukus turbūt net lenkdavai, nebūdavo taip. Neatsimenu, bet atsimenu, kad iš merginų tikrai gal, bet nieks nesureikšmino. Ir tuo metu kažkaip nežinau kodėl, nebuvo pas mus, kad ateina į mokyklą kažkokie treneriai, žiūri, renkasi, kaip, nu, net dabar girdžiu, kad taip daro. Nu, taip, pas mus ateidavo tam plaukimo treneriai, tam kažkaip lengvosios atletikos, nu, žodžiu, pasireklamuoja kažkaip. Taip, bet kažko neatsimenu tokio, nu, tai... Ir mama kažkaip, aš vis dar dabar klausiu mamos, tai kodėl tu manęs nestumi į tą sportą, nu kaip būtų buvę man faina, bet mama kažkaip gal nenorėjo man ten kažko labai kišti, tiesiog mane tėvai taip leido pasirinkti tokį savo kelią gal. Tai žodžiu, tai šokau iki 8 ir tada man pasibaigė visas sportas. Nes 9 klasę, kai pradėjau, tai aš pradėjau maištauti, susiradau gerų draugius, kuriam, tarp kitko, dabar esam geriausios draugės vis dar, bet prasidėjo pankavimo laikai, prasidėjo
metališčių laikai, mes sukūrėm mergų grupę, žodžiu, roko. Tai ir muzika domino iš tikrųjų? Jo, ir prasidėjo kažkaip viskas nuo klausimo muzikos, kažkaip tų subkultūrų pažinimo, pristraukimo ir tada galvojam, tai faina, gal kažką ir mes galim čia padaryti, žinai, ir mes, aišku, ten lankydavomės, turėjom tokių vyresnių draugų, nes, tam pasvaly nėra labai daug žmonių. Tai iš jaunimo praktiškai mes ten tokias vienos buvom, bet ta sena bohema mus išmokė, ten aš buvau būgnininkė toje grupėje. Tai, žodžiu, ten būgnais išmokė kelis ritmus, mergas ten irgi su gitarom, žodžiu, ir net savo kūrybą varėm. Turit gal kokio kontento įrašytų gabalų? Blemba, jo, bet niekam nerodom. Tai, žodžiu, ten tokias vietinės reikšmės koncertuose pasirodydom, bet tuo metu dar nebuvo kažkaip labai populiarios mergų grupės, tai mes net turėjom tokį projektą Roko naktyse, dalyvavom su viena grupė, tai vieną gabalą atlikom didžioji scenai. Tai, žodžiu, ten buvo mūsų tokia karjeros viršūnė ir visas įstojom į Vilnių, išvarėm mokytis į Vilnių. Ir tą grupę paleidom, nes kažkaip neturėjom, prasidėjo kiti momentai, tipo, mes galim daryti, ką norim, žinai, kas ta muzika. Jo, muzikas galim paklausyti, kam jie kur, žinai, kai dar kuri blogai. Tai prasidėjo visiškas toks bohemos gyvenimas, aišku, alkoholis, aišku, cigaretės, aišku, parčiai iki ryto. Bemiegės naktys, paskaitos praleidinėjom, žinai, ir taip toliau. Toks fun gyvenimas. Turbūt normali jaunystė, kaip ir visi beveikos turėjo, žinai. Taip. O kaip apskritai vis tiek tas kaip ir bėgimas buvo paliktas, kada jis vėl atsirado ir vis tiek turbūt pasibaigai mokslus, ar ne? Pradėjai dirbti ir tada kažką sportavai, darėjai, ar toksai buvo, visiškai buvai palaidojus sportą? Jo, toks buvo momentas, kad visiškai buvau palaidojus sportą, man, jis tiesiog manęs nedomino, tiesiog. Ir tiesiog nebuvo tavo rutinai, žinai, tas toksai, kai visiškai to nėra, tai ir nedomino turbūt. Taip, nežinai, kad gali dominti. Taip. Jo, iš esmės taip ir tada kažkaip, aš visada buvau tokia kudutė, smulkutė ir turbūt tas, vis tiek toks aktyvus gyvenimas, daugiau mažiau ten po to įsidarbinau padavėją, dirbau, tai ten lakstai visur pirmyn atgal, valgai cepus ir nestarėjai. Ir tada ateina vienas momentas toks, kur sėslesnį darbą randi ir žiūri, kad, kažkaip ir pilvas atsirado, kažkoks ir žandai, kur palauk, kažkaip keistai atrodo. Rūbai kažkaip siaurėjo. Jo, toks mini, bet toks buvo, toks impulsas ir aš galvoju, žiūrėk, aš labai mėgstu cukrų, aš labai mėgstu bandeles ir aš iš vis augau ant miltų praktiškai. Tai galvoju, palauk, ką daryt? Tipo sportuot? Ne. Bet atsirado toks draugas, kuris bėgiojo ir sako, davai, išbėg, faina bėgioti yra. Jis gyveno Londone ir aš kažkaip galvoju, gal reikia pabandyti, gal kažkaip ten, žodžiu, apsėviau inkariukus, tokias kelnes iki kelių, tokias žemuklynų ir išbėgau, aš ten iš karto gal 3 kilus, ten, žinai, padariau iš karto viename bėgime visas klaidas, per greitai, per ilgai, netinkama apranga, batai. Jo, numiriau, prieš tai buvau pavalgęs ten kažko, viskas, žodžiu. Ir man, aišku, labai nepatiko, bet aš kažkaip taip jam parašiau tam draugui ir sako, tai rytoj, ten kažką. Ir žodžiu, aš ten dar gal porą kartų. 10 kilų. Jo, ir gal porą kartų prabėgau ir po to aš kažkaip nuvažiavau pas jį į svečius, jis man nupirko, padovanojo kedus, bėgimo aprangą, sako, tu tik bėgiok. Ir aš galvoju, oh my god, nei man tie kedai, šiaip, tipo, man patinka kerzai, man nepatinka kedai. Negražus. Jo, negražus, tai kas čia yra. Žodžiu, ir aš kažkaip tai dar porą kartų gal išbėgau, tai taip, jeigu saulė šviečia, jeigu gražus oras vasarą, tai aš išbėgu, bet man sunku ir lala. Ir vėl aš mečiau tą bėgimą, galvoju, dzin, aš starėsiu, bet aš nebėgiau. Buvo poveikis jau tai, kad bėgant,
Nebėra pilvo, nebėra ten žandų. Ne, nieko, tiesiog nieko nekeičiu, ten porą kilų išbėgdavau per mėnesį, tai žinai, nelabai ten keisdavo situaciją. Ir aišku, supratimo jokio nebuvo, ar ten turi keisti ar ne, ir kiek ten tų kalorijų suvartoji sudegti. Nebuvo tuo metu dar nei mada ten, žinai, skaičiuoti, nei labai ten... Laikrodžių turbūt net nebuvo. Nebuvo, ne, ir nebuvo, žinai, tos, jokių ten nei podcastų, nei kažko, žinai. Nebuvo. Ir, žodžiu, ir aš kažkaip užmečiau šitą ir toliau ten bohemos gyvenimą gyvenau savo laimingai ir sėkmingai. Ir po to kažkaip buvo, kad Vilniaus maratonas dar vadinosi Rimi maratonu. Ir buvo tokia akcija, kur tipo perki kažkokį sveiką maistą, bet kokį ten gali daržovę pirkti, už reginį čekį ir laimi registraciją į pasirinktą distanciją Vilniaus maratone. Ir laimėjai? Ir aš tipo galvoju, kažkas nemokama. Tas, žinai, tas tipinis toks mąstymas. Bet tada turbūt registracija tais laikais 10 eurų kainavo. Jo, turbūt. Palyginus su dabar. Jo. Tai aš kažkaip galvoju, tai faina, nemokamai gauti. Tai žodžiu, aš užsiregistravau ir tipo, galvoju, kokią distanciją. Ir man atrodo, kad aš jau 10 kilų per tą visą savo sezoninį bėgimą gal esu bendrai buvai subėgus. Arba bendrai subėgus, bet esmė tame, kad aš sugalvojau kažkodėl, kad man reikia bėgti pusmaratonį ir aš užsiregistravau ir laimėjau. Ir pasirodo, kad ten visi laimėdavo. Kažkaip turbūt nebuvo, ant tiek populiaru. Skatino gal žmonių aktyvumą fizinį. Turbūt taip. Ir aš ten tokia, laimėjau, tai čia reikia kažką daryti. Ir ten, aišku, bet jau tada kažkokį pasąmoningą suvokimą turėjau, kad reikia galbūt pasiruošti tam, gal reikia kažkokį planelį turėti. Nes, aš toks žmogus, žinai, kad viską planuojas, užsirašau, man patinka, žinai, matyti, viską susitrateguoti. O ką esi baigus? Lietuvių filologiją. Tai kažkaip galvoju, tai reikia internete išsitraukti kažkokį planą, pasirašymas pusmaratonai ten, mėno, gal buvo likęs. Jo, tokį pirmą, tą krūvasladį, ką išmeta. Ir galvoju, okei. Ir aš pasiėmiau tą planą kažkaip, gal mėnesį aš bėgiojau pagal tą planą, bet ten buvo gal 2-3 kartai per savaitę. Ir aš visai nesenai prieš porą metų buvau radus tą planelę atspausdintą, ten katastrofa iš esmės, bet dabar mano akim žiūrint, bet... O plius minus, kas ten buvo? Ten bėgi vieną dieną 3 kilus, kitą 6, tada 16, tada bėgi ten didini baisiausiai. Žodžiu, ačiū Dievui, nenubėgau pusmaratonio per pasiruošimą, žinai, dar kur, tipo, nepadariau varžybų prieš varžybas. Aišku, aš ten netraktavau kaip varžybų, aš norėjau tiesiog įveikti tą distanciją. Tai va, tai tokio nesąmonių, aišku, pulso, jokių laikrodžių neturėjom nieko, žinai, ir pulso nestebėjau, nes iš vis net nežinojau apie tą pulsą, kas jis toks, žinai. Ir 108. Jo, turbūt, nes, žinai, vis raudoja, visą pavargus, visada tas bėgimas toks, nežinau. Bet matyt, yra tas toks įgimtas kažkoks noras, nežinau, kankintis. Tobulėti, sakyčiau, bet galima ir taip sakyti. Jo, tai... Ne, yra tas, kad kai tu žinai, kad tu kankiniesi, tu žinai, kad kuo labiau kankiniesi, tuo bus geriau po to. Tas gera emocija. Tai gal čia gražiai pasakyti. Išsukau situaciją. Tai, ir žodžiu, ir atėjo ta pusmaratonio valanda išaušo, aš jį prabėgau aš jį ten sukandus dantis, bet prabėgau gal 2 valandas 3 minutės, man atrodo. Tai taip visai dabar žiūrint, ką aš ten dariau, kaip aš rašiausi ir kokie aš buvau. Visai neblogai. Visai neblogai, jo, toks. Bet po to pusmaratonio man buvo šakės, man buvo ragas visiškas, aš mečiau bėgimą dar metam, nes man skaudėjo visą kūną. Man baisiausiai... viską, aš nežinau, kiekvieną raumenį pajutau ir kiekvieną ten dalį savo. Ir aš galvoju, tai viskas, sutvarkyti reikalai su bėgimu, įsidedi į stalčiuką pusmaratonį. Bet jau čia tas tvarkymasis tai visą laiką. Tai manau, kad naiviai galvojai, kad čia jau taip paprastai baigsis. Čia ta meilė tokia buvo išslėpta. Ne iš pirmo žvilgsnio. Jo, bėgau. Tai va, ir aš tada... Ir žinai, tu gyveni tokiam parčių pasauly, tu vartoji alkoholį kibirais, tu rūkai ir tu užsivedi į tokį
aišku, ir ten nepailsėjimas, nemigos ir la. Ir po to pereina į tokią, nežinau, lėtinę depresiją kažkokią. Ir tu tada nes atrodo, kad nevažiuoji į priekį, jautiesi visą laiką pavargęs. Aš čia irgi galiu šitoje vietoje sutikti, nes yra buvę gyvenime etapų. Taip, toksai kažkaip norisi judėti priekį, ar ne, nes nori kiekvieną dieną jaustis ir ta sveikata pareina galų gale. Nėra, kad ten susirgai kokią lėtinę ligą, bet tiesiog pavargęs jautiesi, atsikėlęs tik tai. Taip. Ir, ateina vakaras ir galvoju, aš gal ir jau nebepavargus, galim jau ir barą nueiti, ir vėl tas pats. Ir tada pradėjau kažkaip galvoti, tai kur čia ta prasmė gyvenime ir iš vis tokia, destruktyvės mintis, ką man iš vis reikia čia keltis dabar ir taip toliau. Nesakau, kad buvau ten labai kažkur dugne, nedramatizuoju tikrai, aš žinau priežastis to, ar ne, labai normalios pasekmės čia. Tiesiog išlindo ir aš galvoju, ir vėl, bėgimas. Ir galvoju, blemba, gal čia toks išsigelbėjimas. Ir ačiū Dievui, kad aš tą pagalvojau. Bet jau buvau protingesnė po savo to pusmaratonį ir aš galvoju, tada reikia gal man kažką čia susirasti, kažkokią ar bendruomenę, ar trenerį, ar kažką. Ir kaip tik buvo Vilniaus maratonas, rengė vasaros projektą, kur gali prisijungti nemokamai prie bet kurio bėgimo klubo, išvardyti bėgimo klubai visi tuo metu buvę ir galimybė jiems parašyti ir prisijungti, žodžiu, tą vasarą pasportuoti nemokamai. Ir galvoju, tai net nereiks nieko investuoti, tiesiog nemokamas momentas, nepatiks, tai nepatiks. Ir aš tada atsiverčiau ten tuos bėgimo klubus ir ten buvo nuotraukas, treneriai ir klubo nariai. Ir aš kažkaip, šitas, ne, gal. O pagal ką rinkaisi? Pradžiai ten pagal šiaip nuotraukas. Pagal grožį. Pagal grožį. Pagal grožį. Būkime atviri. Tai ką išsirinkai? Bet po to, pradėjau skaityti apie trenerius, tuos visus aprašymus ir tada žiūriu klubas Million Steps, kuriame aš sėkmingai iki šiol esu. Jie turėjo ir turėjo dabar 2 trenerius, tai Igną Brasevičių ir Tadą Šuškevičių. Ignas buvo bėgimo treneris, o Tadas buvo bendro fizinio treneris. Ir toks visas kombo ir, žodžiu, tai dabartinis čia tavo gal Tadas? Taip. O. Ir kodėl tu tam klube dar vis? Bėgimas atnešė meilę, pasirodo. Tai žodžiu, bet aš kažkaip dar toks permašiau, nes Ignas profesionalus sportininkas, vienas geriausių maratonininkų Lietuvoje, Tadas olimpietis ten, žodžiu, galvoju, bet kažkaip aš šitokia ateisiu. Bet kažkaip prisiverčiau, parašiau, tada labai gražiai atrašė, man atrodo, kad Igno aš mano miglė, nes labai mielai ir aš galvoju, tai čia taip faina. Ir žodžiu, prisiverčiau, nuvariau aš į stadioną, į tą pirmą treniruotę, atsimenu tokią drėmėdamą visą, Tadas su Ignu pasitiko, aš galvoju, kokie faini treneriai. Ir žodžiu, ir manęs paklausė, kokie mano tikslai. Ir aš pasakiau, kad aš noriu bėgti gražiai. Nes aš kažkodėl buvau įsitikinus, šiaip ne kažkodėl, aš tai žinau kodėl, nes ten mano kojas visiškai pranuoja ir ten, žodžiu, iš vis žmogus bendro fizinio aš niekada gyvenime nesu darius. Tai aš tokia buvau, plaukėjanti tokia. Tai ir bėgau taip. Ir man būdavo, atsimenu, gėda, išbėgti į paupį, sutikti bėgikus ar šiaip žmonės, nes atrodo, kad aš ten visiškai kažką, nežinia ką darau, visą bordinį, visą baisiai ten apsirengti. Nors dabar, kai pasižiūri, tai visi antiek skirtingai bėgioja ir kai kurie net ir užsienio sportininkus pasižiūrėjus, kai kurie turi labai gerus rezultatus, bet kai pasižiūri jų techniką, atrodo, kaip jie bėga, ta prasme. Tai... Aš žinok, net labai dažnai dabar mano sportininkai sako, tai galėtum, pažiūrėti bėgimo techniką ir taip toliau. Ir aš net kažkurį savaitgalį, čia buvo, man atrodo, Čikagos maratonas ir aš net nufilmavau jiems parodyti, kaip profai bėga ir kaip tos kenietės bėga, kokia jų technika. Ir tada sakau,
ar tikrai tau čia taip labai, žinai, reikia, nu, bet čia gal daeisim iki to, ar ten, žinai, technika ant tiek yra, nu, taip, svarbus dalykas, bet tikrai ne kertinis kažkoks. Taip, jeigu tu fiziologiškai taip esi, tai tu neištiesinsi savo nugaros ir nepadarysi, kad tu neturėtum ten, žinai, kupros, kurią turi tavo mama, močiutė, ten, žinai, ir visi kiti. Taip, tai va būtent. Ir, žodžiu, ir nu, kažkaip jie taip mandagiai sako, okei, žinai, ten apibėk ratą, mane vis taip kaip išgyrė, nu, prasme, paskatino jaustis gal geriau, žinai, sako, viskas gerai su tavim, viskas okei, tai davai dirbam. Bet ilgą laiką, žinai, taip, tada pradėjau vaikščioti trenkės, viskas okei, ten, žinai, planelis parašytas, planelį vykdau, važiuojam. Ir žinai, psichologiškai lengviau, turi kažkokį savaitės planą, jį padarai, jau čia viskas gyvenimas jau kažkokią, kaip čia, prasmę įgauna. Ja. Ir tu tampi atsakinga prieš kažką, žinai, prieš trenerį reikia pasitemti, žinai, ateiti į bendrą fizinį su klubiečiais, nu, tu žinai, jau pradedi norėti net tų dalykų. Ir Ignas su Tadu yra žiauriai faini treneriai, nu, jie tokie empatiški ir tokie, žinai, ir paprasti, ir tokie... Jie tapo tokiais draugais, žinai, nu vienas draugai tapo, kitas daugiau, bet iš tikrųjų, nu, parodė jie tą tokį žiauriai gražų sportą iš gražios pusės, tą žavumą, žinai, ir aš tai pradėjau kabintis, kad, nu, rezultatai dar gal ten neatėjo, žinai, bet man net tam esmė buvo, aš jautėsi kažkokia apskritai bendruomenėje esanti. Jo, jaučiausi bendruomenėje esanti, jaučiausi, kad, nu, kažką, ir žmonės, žinai, su kuriais tu gali ne tik į barą nueiti, žinai, tas turbūt irgi svarbus elementas. Taip, nu ir kažkaip dar iki tol kažkaip dingo... Ne, gal ne iki tol, dar klube buvau, tai dar rūkiau, man atrodo. Tai būdavo, parūkai, užgesini cigaretę ir... Aš įstojau klubą, dar rūkiau. Tai būdavo su bėgimo batelės parūkai, žinai. Aš atsimenu greičiausiai savo bėgimą, kai draugė manęs laukė su šaltu valu, žinai, namie. Aš atsimenu, kai mes dar su draugiam bėgiodavom, kur toksai būdavo tiesiog sekmadieniais long runai, tai kur mergos stovi ten prie bandelinės, kur po to jau eisim bandelių valgyti, jos tamposi, o aš cigaretę rūkau. Nu, tai va. Tai čia, žinai, irgi apie tą patį, nu, nereik prarasti to sveiko proto, žinai, aš tikrai neskatinu nei gerti, nei rūkyti, bet jeigu tau to reikia, tai, žinai, nu, nesirink ten sporto arba kažkokiu ten žalingų pomėgių, ar ne? Pavyzdžiui, nu, man to reikia, man ir dabar reikia, nu, aš noriu to vyno taurės arba alaus kibiro, whatever, bet aš noriu ir sportuoti ir tą galim suderinti, nes, nu, aš nesu. Kažkokį balansą turėti, žinai, nes aš manau, kad apskritai, sakau, kaip yra mūsų žmonių tipažas, kur mums reikia kažkokio stipresnio stimulo, nu, reikia kažkokių, kad tie hormonai, vat, laimės ateitų, tai labai džiugu, kad yra toks pomėgis kaip sportas, kur tu natūraliai užsikuri, bet, nu, vat, visi mes turim kažkokių žalingų įpročių, ten galiu tu sakyti, kad tai yra tik alkoholis ir ten kažkokios cigaretės, bet ten maistas, kaip mes ten pernešam tą stresą, kai pasižiūri, po to matai, kad daug dalykų tu darai dėl to, kad tu jį bandai nuimti. Jo, begalės. Nu tai va, ir tada, žinai, po truputį aš kažkaip įsimylėjau tą judesį, Ignas visą skatindavo kažkur varžybose prabėgti, bet aš dar buvau tokia, nu, kaip aš čia bėgsiu, žinai, ten lėtai, ne aš. Davai aš pasiruošiu ten, žinai, kažkaip padoriai įveikti 10 kilų, pavyzdžiui. Nusipirksiu naujus rūbus. Jo, tai man iš tos serijos pasiruošiu, tam man reikia pasiruošiu. Ir žvengdavo iš manęs Ignas su Tadu, kad sako, tai kodėl tu čia esi, tu niekur nebėgi, niekur, žinai, nebūni. Kaip dai iki to pačio maratono turbūt, nes vis tiek buvo tas pirmas pusmaratonis, ar ne, rezultatas šiaip gana neblogas, kaip mėgėjai. Ta prasme, tikrai, aš jeigu nebėgiočiau kokius 3 mėnesius, manau, panašių rezultatų nubėgčiau. Tai... Jo, iš principo taip. Tai kažkaip tai pradėjo, atsirado visokie intervalai, žinai, treniruočių planuose ir aš žiūriu, kad, nu, visai man ten kiekvieną sykį vis geriau sekasi ir aš kažkaip pribrendau jau visokiam ten tom varžybom.
varžybėlėm. O vienai treniruodavaisi ar su kažkuo? Mes turėjom bendras treniruotės. Tai turbūt matai, kad ir progresas kažkoks yra palyginus su kitais, ar ne? Jo, šiaip čia irgi įdomus dalykas, nes mes turėdavom trečiadienį visada treniruotės intervalus, visas klubas stadione, bet kai aš tik pradėjau bėgioti, man buvo visai gėda ten bėgti su jais. Ir vis tiek, buvo kažkoks tas gėdas jausmas, gal aš ten per lėta, gal aš ten per negražiai bėgu. Tai aš darydavau viena, visiškai atskirai, bet atėjo tas momentas, kai prisijungiau, jau čia išdrasėjau kažkaip ir taip toliau. Ir žodžiu, jo, ir tu vis tiek pasilygini ir jau buvo Strava, tai Strava, taigi visas matas, visi splitai, ten kilometrai. Laikrodžiai visokie atsirado. Jo, tai ir prasidėjo ten, žinai, tas. Ir kažkaip aš išdrasėjau, nes tie rezultatai tikrai gerėjo. Ir treneriai, aišku, ir skatino ten tose varžybose dalyvauti, žinai, nes tai yra faina, žinai. Ir aš tik apie 10 galvojau, nes galvojau, reikia visai kažkaip prabėgti tą 10 gerai. Ir po to treneris Ignas taip ir pradėjo, žinai, vesti link to, kad kol nebus gero 10, tol mes neįsim prie pusmaratonio. Kol nebus gero pusmaratonio, mes negalvosime apie maratoną. Iš esmės apie maratoną aš labai ilgai negalvojau ir, žinai, ką aš visada sakau, tas toks svarbiausias momentas, man nebuvo svarbu kažkoks ten rezultatas galbūt, ar ne, nes aš nelabai turėjau ir su kuo, pasilyginti, kaip ir turėjau klube, bet savo ten tų rezultatų nežinojau, ką aš iš vis galiu ir taip toliau. Distancijos irgi nebuvo kažkoks pagrindas, bet ką aš visada turėjau ir dar dabar turiu, tai pats procesas, pačios treniruotės, man yra tas, žinai, toks pačios fainiausios šventės, ten intervalai, man šventinė diena, long run, žinai, ir žinai, kai tave tas veža, tai tau nebūtinai ten tų varžybų labai norisi, ar ne, bet ir tų distancijų kažkokių, tiesiog. Taip susidėlioja, kad, žodžiu, aš pradėjau tos 10 bėgioti ir varžybose, retai, bet vis tiek ir tada prasidėjo tie PB, nes tu prabėgi, biškį patobulėjai, vėl labai, žinai, tas progresas greitas jaučias, kai tu esi pradedantysis, žinai, kai tu dar nepasieki tos sienos ir to, žinai, kertinio momento, tai ten tu tiesiog tos PB visą laiką renki, nes, planas geras, treneris geras, tu vykdai planą beveik 100%. Jo, neberūkai. Bet nepalengvėjo kažkaip. Man irgi nepasikeitė daug. Šiaip man toks, aš visada pagalvoju, kaip yra žmonėm, kurie yra mėgėjai ir pradeda sportuoti. Ir pavyzdžiui, kaip aš turėjau profesionalės, kaip ir ten kažkokį profesionaliai sportavau, tada nesportavau ir vėl pradėjau sportuoti. Tai tada atrodo, kaip yra iš tikrųjų, ar tas mėgėjas, tas geresni rezultatai, vis geresni, nes aš atrodo, kad aš pasiekiau savo tą, kur, gerai viskas ėjosi ir man jau kažkokios adaptacijos, jau, mano organizmas jau visko yra matęs. Tai jam kažką tenais dar sukurti, kad jis dar tobulėtų, yra labai sudėtinga. Bet atrodo, tiem mėgėjam galbūt kaip tik yra tas vėlesnis pradėjimas sportuoti, tokius pastoviai tu vieną dalyką pakeiti ir jau geriau. Kažkas pasikeitė, dar vienas elementas, tu vėl geriau varai. Jo, čia labai tas, žinai, čia tas labai svarbus momentas, kai mėgėjų, tai, tie rezultatai, kai pradeda, kai sakau, žinai, visada personal best, prabėgi ir vėl. Ir tas žiauriai užkabina, tas žiauriai veda į priekį. Ir kažkada jie susiduria vis tiek su tuo, kad atsitrenkia į kažkokią sieną. Ir tada ten motivacija dingsta, disciplina išeina šaibom, jeigu, žinai, kiekvienam turbūt kitaip ir tu vis tiek turi susirinkti. Tu vis tiek turi mylėti tą bėgimą, kad tu kažko siektum, pasiektum ir būtum laimingas. Net kaip čia sutriptas, kad, nepavyko šį kartą. Jo, net be savo kažkokių ten rezultatų asmeninių gerinimų, ar ne, tai daug sportininkų profesionalių baigia savo karjeras ir toliau sportuoja
ir toliau bėgioja, ir bėgioja varžybose, bet jų rezultatai toli gražu nebėra tie, kurie buvo, bet jie lygina, žinai, nu nežinau, jiem pirmiausia tai svarbu bėgti ir patinka bėgti, o turbūt lyginasi, žinai, irgi su pačiu savim dabartiniu, o ne kažkokiu. Taip, turbūt vis tiek jau tada vyresniam amžiui tu kažkoks veteranas esi, tai jau ten gali veteranų rekordus kažkokius mušti, nuvažiuoti ten meistrų varžybos būna ir panašiai. Jo. Ir tada, žinai, ir prasidėjo tie mano 10-tukai tokie. Ir Ignas sako, nu reikia iš kem minučių išbėgti. Ir man tas buvo kosmosas. Iš kem tai čia realiai iš 4 peiso. Jo, iš 4 peiso. Ir taip gerai, žinai, išbėgo, atsimenu, iš kem 5, ten džiugau belenkiek, tada ten iš kem 3, iš kem 2. Ir tada jau iš kem 1 aš Ignai rašau, Ignai, kem 1, žinai, ir Ignas sako, cool, bet dabar iš kem. Ir žodžiu... Bet tu žinojai, kad kai tu iš kem bėgsi, tai tada jau pusmaratonis. Jo, bet aš dabar galvoju, pusmaratonai kažkaip irgi buvau jau, man atrodo, lygiai grečiai jau pradėjus bėgti. Jo, bet vat, kas su maratonu tikrai 100% buvo, tai aš jau pradėjau, aišku, galvoti, aš jau pradėjau lakstyti, jau čia 2-3 metai, 4. Sportas tampa gyvenimas. Jo, jau visiškai man čia bėgimas pirmų numerį, žinai, prioritetas tai tikrai. Ir kažkaip jau pradėjau apie tą maratoną galvoti ir Ignas sako, žiūrėk, kol nebus iš 1:30 pusmaratonė, tol dar negalvokim, nu padarykim ten, žinai, gerų dalykų. Nesakau, kad tu negali tų gerų dalykų padaryti ir maratoną bėgdamas, bet, nu, sako, davai, pirmą šaunam tokį gerą labai. Mano maratonas yra visiškai subrendęs Igno ir mano, žinai, darbo vaisius. Igno, aišku, pastangom ten išaugintas, nes aš tai būčiau turbūt prabėgus irgi, žinai, ten 4 valandas pirmą ir būtų faina, žinai, bet iš principo dabar tas toks pirmas ir aš pirmą prabėgau 2:03. Oho, jo, iš karto iš sub 3. Wow. Jo, bet žinai, ir va tas, nu, aš kaip ir džiaugiuosi, viskas ok, bet nėra stebuklo, nes mes tam ruošiamės, mes bėgiojom, dirbom. Ir suvokiai savo galimybės. Jo, ir net nebuvo klausimo, ten, žinai, visi, nu tai maratonas, nu tai kokie tikslai, ir aš niekada neslėpiu savo tikslų. Tai aš visą laiką sakydavau, nu ten visiems atsakydavau ten to pasirašymo metu, kad, nu, sub 3, aišku. Ir visi būdavo, tipo, pirmas, ir, nu, nelabai tiki. Ir kažkada Ignas man parašė, pamatė Stravoje kažkokį komentarą, žinai, kad aš rašau sub 3. Ignas parašė, ne, žinok, tarsi greičiau, nu, net ne sub 3, tau nereikia 2:09, tu pasiruošus varyt geriau. Ir, pavyzdžiui, aš nežinau, aš Ignui esu tokia dėkinga iš viso už tai, kad aš čia esu, žinai, ir Ignas... Gal sveikas apskritai suvokimas kažkoks apie tą sportą, nes kiek tu pasakoji apie savo trenerius, tai rodo tokį nefanatizmą, o tokį kaip tik, kad, nu, atrodo, kad padarė tau pramogą, kad tai būtų, nu, būrelis. Aišku, tai yra rezultatai kur kas rimtesni negu būrelis, bet skamba tai kaip, nu, ta prasme, kad tau malonu turi būti. Jo, ir ta, žinai, tas momentas, kad Ignas, pavyzdžiui, visą laiką manim tiki, paskatina ir, nu, jisai tikrai labai geras draugas ir psichologas labai geras. Ir kai aš netikiu savim, bet aš žiauriai tikiu juo, o jis tiki manim, žinai, ir sako, žiūrėk, šiandien tu bėgsi, nu, ten varžybų metai, žinai, rytoj tu bėgsi tokiu peisu ir viskas bus gerai ir būk drąsi, žinai. Ir aš stoju prie starto linijos ir aš galvoju, aš netikiu, bet aš tikiu Ignu. Ir aš prabėgu. Bet čia labai irgi geras, kaip čia, pointas, kad aš irgi galvoju, kad mes turim turėti savo trenerius, kurie mūsų asmenybei tinkami yra. Nes, pavyzdžiui, kartais aš matau, kad ir tu degtukas esi, tai kartais reikia tokių, žinai, sveikų protų besiremiančių žmonių, kurie pasakytų taip ir nuramintų tas visas aistras, kurios vyksta galvoje ir kurias norisi tiesiog nesąmonės daryti ir visą kitą, nes man tas pats, pavyzdžiui, su Vaidu yra, kur aš tenais, jau čia man reikia ir to, ir ano, ir čia kito, ir šito, ir, žinai, ir kur ne, tai ramiai subėgsi čia kažką, jeigu bus sunku, ten, žinai, ten padarysi tą, ir ten turi tą, ir tą, toks yra mūsų dėliojimas. Tai aš manau, kad kiekvienam iš mūsų gal ir net kartais yra gerai pakeisti trenerį, jeigu tu jauti kažkokį stresą ar kažką, matai, kad, nu, nelimpat, nes, nu, aišku, normalu, kad ne visi gyvenime žmonės mum limpa. Jo, ir žiauriai, žinai, tas toks
tas, vat, kaip tu sakai, sveika tokį požiūrį į tą sportą Tadas ir Ignas išugdė. Ir žinai, tai jie patys yra profesionalai, nu dabar jau buvę, bet jie patys turėjo sveiką požiūrį į savo sportą, jie nebuvo fanatikai visiškai, jie buvo geri savo srityje, bet jie niekada irgi, žinai, nesakė, kad viskas, aš čia jau atsisakau social, žinai, kažkokio gyvenimo, alkoholio ar kažko, žinai. Ne, mes organizuodavom stovyklas Million Steps ir ten, žinai, visi patūsindavom, nes, nu, jie irgi žmonės ir jie, nu, tokį, žinai, balansą reikia suprasti, patys. kad vis tiek tai yra, nu, visgi hobis, nesame ten kažkokie, nu... Jo, ir tą, žinai, visą laiką sakydavo, mėgėjam sakydavo, nu, come on, taurasne, jeigu mes galim, tai jūs, žinai, atsipalaiduokit. Tu tą gyveni gyvenimą, tai jis nėra vien tik bėgimas, kur aš irgi, vat, pačią šnekėjom, kur mūsų klubietės klausė, o tai ką čia daryti, o neravėti daržus per laisvalaikį? Ar, nu, tai ką dar galima veikti? Yra milijonas dalykų, yra kiek meno rūšių, kiek yra visokių veiklų, hobių ir panašiai, ką tu gali veikti. Ir tai nesakau, kad turi tik tai bėgti ar tik tai daryti, bet tu gali turėti viską. Tai kam reikia save įvaryti į tokią kažkokią, nežinau, gardelį ir matyti tik tai savo vadų maksą ir ten, nežinau, maratono rezultatą. Toksai. Pradėjom nuo 10, ar ne? 5-10, nuo 10 kilometrų, tai perėjom į maratoną ir kokie dabar maratono tikslai? Apskritai, galbūt kokie artimiausi startai ir tada pakalbėsim apie nesenai buvusius startus. Tai dabar jau užsiregistravau Berlyno maratonui. Berlyno maratonas yra toks visų bėgikų, norėjau sakyti mano meilė, bet labai, labai daugelis bėgikų myli tą Berlyno maratoną dėl to, kad, nu, žinai, ten ir palaikymas, ir trasa šiltnamio sąlygom lygi, visiškai lygi, jo. Ir aš kai bėgau, ten PB pasidariau maratono, tai, nu, taip faina buvo, nes tu, žinai, mes kai bėgam rezultatai, tai turbūt toks būna, aš kaip pasakoju apie Berlyno maratoną, aš neturiu ką papasakoti, aš tiesiog dirbu. Aš bėgu, geriu, piluosi, žiūriu, nusiimu lepą, aha, gerai, gėlis, žinai, toks, ir, baigęs, okei, žinai, ir tai va, toks darbas. Kažkokį užsisukį sistemytę. Jo, ir Berlyne kaip faina, nes visiškas lygiai, viskas išmatuota, kiekvienas kilometras užmėtas, tau lapus nusiminėti, žinai, ten viskas įzim, viskas matosi, ne kaip Vilnius, žinai, ten bėgi ir sudėliota, ten tragiška buvo, nu, žodžiu. Bet tai va, tai dėl to meilė, kad, nu, ten PB kalvė, žinai, jeigu tu gerai pasiruošęs, tai aišku, treniruotis, tai reikia, žinai, nieko nebus. Tai va, tai Berlyne ir aišku siekis PB. O koks tavo dabartinis yra maratonas? Dabar 2,9. 2,9 nuo Lvieno. Tai norėtųsi jau išlipti, nežinau kiek čia, kaip reiks paklausti Igno. Bet ir kiek antras... jis tau pasakys, tiek ir nubėgs, nes aš manau irgi gudrus. Pasakys jau tokį. Jo, tai ir antras labai toks... momentas, aš nesu iš valandas 20 pusmaratonį išbėgus ir jau vis bandau, tai, nu kaip vis bandau, du pusmaratonį ir man nepavyko, tai dabar kažkaip tas planas reikia išbėgti. O kuriuose varžybose turi kažkokią idėją, kur norėtum pasiekti šitą? Galvojau gal Kauno maratone, pavasarį, bet net pradėjau galvoti gal maratoną dar vieną. Nu čia Ignas dar nežino, tai aš nežinau. Kiek gali išsiduoti. Jo. Tai pirmiausia reikia viską su treneriu aptarti. Tai žodžiu, o kada Berlyno maratonas? Berlyno yra rugsėjo pabaigoje. Supratau. Tai už metų realiai. Jo. Tai dar turi laiko. Pasiruošti jo. Tai dar tikrai galiu, manau, ne vieną startą įsitraukti. Jo, praktiškai visada maratonininkai maždaug 2 tokius, žinai, maratonus turi, pavasarį ir rudenį, kad jau, žinai, rezultatai, kas bėga, tai jau taip taupasi, žinai, nebėga daugiau. O vis tiek,
kas dabar iš tokių, kaip čia, anksčiausiai buvusių, nesenai buvusių tavo laimėjimų, tai Vilniaus maratonas. Tai gal gali papasakot, kaip apskritai, ką galvoji, kad pasieksi, ar tikėjai laimėti, kaip ruošeisi tam, koks buvo tavo planas, poilsio, maisto, ar kažkas buvo kitaip, ar kaip visada? Tai žodžiu, biški užbėgsiu taip plačiau, Bandom. kad tas sezonas toks visas nebuvo labai rožiam klotas, nu tai tipo rožiam klotas nebuvo asmeninių rekordų. Tai jau čia, žinai, tas, kur sakėm, kur pripratę prie asmeninių rekordų ir dabar atsimušė į sieną, nes, nu, kažko, žinai, pritrūksta ir buvo toks geras projektas Rygos maratonas ir Varšuvos pusmaratonis pavasarį. Ir abudu tokie buvo labai sunkus momentai, nes nei Varšuvoje, nei Rygoje nepavyko įgyvendinti tikslų. Ir žodžiu, ir kažkaip taip aš galvoju, blemba, tai turbūt reikia pailsėti ir nebėgti maratono. Jau šiais metais pasitarėm su Ignu. Ignas sako, jo, davai nebėgam ir kažką sugalvosim pavasarį arba kitam rudenį. Ir kažkaip galvoju, okei, bet kokį pusmaratonį, žinai, Vilniaus maratoną klasiškai prabėgsiu, bet irgi ne rezultatai, nes Vilniaus maratonas nelabai apie rezultatą, ten su trasa kalnuota. Su kalniukais, kalnais. Su savo kalniukais. Ir aš kažkaip likus mėnesį prabėgau Biržos varžybose 12 km ir aš kažkaip netikėtai laimėjau. Aš atsimenu šitą, nes aš atėjau tada pirmą kartą į grupinę treniruotę pas tave ir sako, va, čia visi tave sveikina, čia Modesta, sveikinu, galvoju, okei, galvoju, tai kas čia buvo, tada nuotraukas pamačiau, kad jau laimėjai. Jo, tai visai faina, taip netikėtai, žinai, aš atvariau pas tėvelius standartiškai į Pasvalį. Mes ten paragavom alučio naminio ir taip toliau. Ir tada bėgau. Ir tada kitą dieną išbėgau ir kažkaip tai pavyko laimėti. Ir galvoju, nebloga sezono pradžia, ar ne? Taip galvoju, okei. Ir apie tą Vilniaus maratoną, tai mes susitarėm su treneriu tą pusmaratoną bėgti ir po to aš taip galvoju, tas maratonas. Tai dabar aš jau viskas, aš niekur neužsiregistravau į kažkokius maratonus kitus, ten užsienio, žinai, kur lygesnės, galbūt trasos rezultatai palankesnės. Tai galvoju, tai nežinau, ar bus dar proga, nes metui tai irgi, nebe 18 ir tie rezultatai, juos reikia daryti dabar, šiais kitais ar dar kitais metais, bet jau turbūt greitai ir pasibaigs. Tai galvoju, Vilniaus maratoną dabar puikiai proga bėgti, nes nieko nesusiplanavus. Parašiau treneriui, treneris parašė, kad, tai faktas, kad nesąmonė, nes liko mėnuo, bet jau, kadangi mes nekrapštėm nosies, o šiaip, tai vis laik, žinai, kažkokią palaikai tą miniformą, žinai. Pabuvus jau off-season, žinai, ir vėl ten grįžti. Bet tu ir padėjai ruoštis tiem, kurie Vilniaus maratone turėjo startuoti, ar ne? Jo, mes bendrą fizinę treniruotės turėjom. Tai va, ir likus mėnesiui mes nusprendėm, tiksliau aš nusprendžiau, ir Ignas pritarė, nes savo norų bėgti tą maratoną ir aišku, jau ten longų nesurinksi, nes jau tuo ilsėti, žinai. Tai kažkaip tai, sakom, tiesiog, žinai, prabėg. Aišku, kad prabėgsi, tai ne taip ir blogai, bet kažko labai tikėtis nesitikė. Ir tada man kažkaip, žinai, nieko aš ten negalvojau, ar aš ten galėčiau būti kažkur, kaip ir žinai, kad top kokie 3 gali būti, nes, neaišku, kas bėgs. Žinai, kaip pas mėgėjus yra, tu, kad ir geras mėgėjas, bet tu niekada nesi tikras, ar užsiregistruos profas. Žinai, jeigu profė užsiregistruos, tu niekada nebūsi pirmas. Ir dar jie mėgsta paskutinę naktį užsiregistruoti. Taip. Ir tu net, niekada start listę, žinai, nepamatysi. Ir aš kažkaip visiškai nesiparinau dėl to, nes aš jau prie to kažkaip pripratu, žinai, nežiūrėt nieko. Ir žodžiu, gavos taip, kad ten savaitę prieš
nu, tai vedžiau visas tas trenkės laukia, tai vasara tokia buvo, kokia buvo, tai aš ten sušalus. Ir tada jum treniruotę, kai vedžiau, aš ten, kitai grupiai, bet žodžiu, sulyja, mane sušalau ir, aišku, peršalau. Ir ten vaistus gerti ir žiūriu, tai gripekse kažkokiam ar ten kažkuriam, jau ten, žinai, piluos miltelius ir galvoju, bet pala, kažkurgi dopingas yra ir ten, Bet dažniausiai, žinok, nuraminsiu, tuose purškaluose į nosį dažniausiai būna. Rimtai? Nu, dažniausiai tuose. Tu šitą dar šis nežinojau. Bet ten yra susivariai. Ne, aš nenaudoju. Į nosį. Nenaudoju šito, ačiū Dievui, nes šiaip tikrina dopingo kontrolę mane. Tai Gripeks, neatsimenu, Teraflu ar Gripeksas ar kažkuris. Man rodos, Teraflu gal naktiniam yra ar Jo. tenais. Ir aš kaip tik to turėjau kažkodėl ir galvoju, okei. Na ir žodžiu, aš ten prigėriau paracetamolio ir kažkaip viskas gerai buvo. Ir tada kažkaip galvoju, nu gerai, dar kelias dienas, aš čia atsigausiu kito maratoną, viskas okei. Ignas, aišku, ten ramina, viskas gerai, žinai, kalk to ir bus okei. Išmetam ten tą trenkę, tą, žinai. Tada aš kažkaip sėdžiu lovoje ir žiūriu taip į pilvą, žiūriu, erkė įsisekus. Galvoju, Dar tiesiog jo. Ir tada jau tas Vilniaus maratonas tupėina, eina žemyn ir aš taip visiškai nieko, žinai. Ir... Bet čia toksai, kur atrodo ženklai, kaip įrodo, kad gal ir nereikia, bet rezultatas buvo puikus. Jo, normalus toks, žinai, bet... Tai, žinai, Pirma vieta normalus toks. Pats rezultatas. Vis tiek kažkaip sunku save pagirti. Jo, sunku iš esmės, nes, žinai, vat kaip ir sakau, tu užsiregistruoji, jeigu ten bus profesionali bėgikė, tu niekada, žinai, ir nelaimėsi. O šiaip tai rezultatas tai irgi, nu tai girdėjau, ten pasakoja, kad lėčiausias maratonas buvo Vilniaus, tai kaip ir toks, žinai, bet nebuvo šiaip pagal rezultatus tikrai, bet taip jau svaičia. Bet žinai, kuriem yra, ta prasme, tai gerai, eik ir dalyvauk tada. Exactly. Eik ir laimėk, jo. Ta prasme, tu teisi žmogų, kuris laimėjo dėl to, kad niekas jo neaplenkė, nu tai eik ir aplenk. Jo. Žinai, bet tai čia visada tai bus, čia rasim visada. Aš nežinau, bet aš biškai taip susiparinu, aš dažniausiai net taip išgirstu ir nekreipiu dėmesio, nes, čia yra apie mane, čia yra, aš bėgu, nes aš noriu bėgti, nes aš myliu bėgti ir man ten, žinai, kas ką kalba, tai visada kalbės. Bet čia toks buvo, tipo, čia, žinai, silpniausias maratonas buvo ir aš net paimu, atsiverčiu visą statistiką, galvoju, pala, net, iki tokio, žinai, biškai sunervinu. Ir gerai, kad pasižiūrėjai. Jo, ir tada galvoju, nesilpniausias, nelėčiausias. Bet whatever. Tai iš esmės, tai nesitikėjau laimėti, labai faina, aišku, labai smagu. Palaikymas turbūt neblogas. Mes bėgom su neįgaliuoju, tai bent jau mūsų palaikymas tai buvo nerealus visiškai. Labai žmonės įsitraukė, nors su kuo aš nekėjau, tai sakė, čia Lietuvoje, kas dalyvavę užsienį. Lietuvoje čia taip kažkaip visi vangiai, suprantu, kad turbūt užsienį daugiau visi palaiko, bet kitas dalykas, tai po truputį turi ateiti. Anksčiau aš atsimenu, mes ten dalyvaudavom, ten sakau, iš viso, tuose maratonuose ten nieks net nežinodavo, kokia ten data. Taip, ir kas ten vyksta. Tai dabar, žinai, pusmaratonis, matai, tokią mažesnę kilpą turime maratone, išbėgam toliau, ten po Žvėryną ir taip toliau. Tai aš, žinok, jaučiausi vieniša tokia labai, nes ten Žvėrynė tai visiškai viena. Ir šiaip aš, Tadas biškai ten kartais dvirkų pravažiuodavo ir pafilmuodavo, tai aš kai dėjau video iš tų varžybų, atrodo, kad aš viena išvariau pabėgioti, Paupy vieną bėgu, kažkur miške vieną bėgu, žinai, toks. Jo, tai žinai. Ten turbūt iš viso tavo tokių, kaip tavo peisas, tai ten kiek turbūt 30 žmonių ir bėgo. Jo, nedaug ir labai įsitasa, žinai, ir po vieną bėgioja ten, žinai. Tai va. O kaip, pavyzdžiui, maisto pasiruošimas ar kažkokius, apskritai, ar turi kažkokią rutiną, kaip vyksta treniruočių metu, kaip maitiniesi, tada prieš varžybas, po varžybų? Tai pas mane yra klasika pusryčiam valgyti kuršienų vyniotinį, čia Tadas mane išmokė. Per varžybas, ar ne? Visada. Kiekvieną rytą? Apskritai gyvenime? Ne. Čia, žinai, kai yra off-seasonas,
tai mes dar valgom daug visko, bet kai prasideda jau naują sezono pasiruošimas, tai aš biškai pasižiūriu maistą. Tai net kartais biškai praskipinu, pagal trenkės labai dėliojas maistą. Bet jeigu valgau pusryčius, tai pusryčiai visada būna kuršienų vyniotis. Čia Tado yra, čia ne mano, bet aš pripratau. Tai kiek jūs kuršienų vyniotino skaičiavot per mėnesį? Aš norėčiau, kad Maksima būtų remėja mano, nes... Tai jo. Retais atvejais ten nerandam, pavyzdžiui, nesakysiu, nes išreklamuosiu, nes Maksimas geriausias, tai vien tik iš ten perkam, bet aš net skraidinausi Berlyną, darasi, kur visiškai mano, tai kartais, ištinka ten sausainį ryte, bet ne pavyzdys visiškas su mityba esu, nes prieš sakau, kuršienų vyniotinis, tada treniruočių metu. Jau aš net ką išgirsiu daro. Jo, tai mes treniruočių metu alus. Nežinau, tai irgi tas geras, tai Tadas vasarą kažkaip, vieną vasarą buvo labai užsikabinęs ant kompotų virimo, nuvarai turgelį prisiperka uogų ir verda kompotą ant cukraus. Ir mes vienu metu per trenkės, tada per longus kompotą gerdavom. Tai žodžiu, po trenkių, tai recovery sheikai, bet net jie brangus už belenkiek pinigų, o tiesiog pienas, kakava ir, ten kokią natūralaus proteiną, ten kokį žirnį įsidedi, žinai, kad biškai baltymų daugiau būtų, bet iš esmės tu viską gauni, cukraus, baltymą, riebalą ir susiverti ten, žinai, ir viskas. Sakau, aš nesu visiškas tas, žinai, pavyzdys mitybos, o valgau per longus guminukus. Tai man, žinai, jau lieka ten mėno ir galvoju, reikia pratintis vėl prie tų gelių, žinai. Tau irgi neskanu, man irgi neskanu. Visiškai. Tai suvalgau ten, žinai, kelias, nežinau, per 3-6 longą, tai turbūt kokius 2 įveikiu. Dabar turiu rėmėjus, tai manim rūpinas ten ir atsiunčia ir elektrolitų, žinai, kad to kompoto nereikėtų gerti. Ir gėliukų ir taip toliau, žinai, bet aš tokius atradus esu ir dabar irgi naudoju, tai vandens pagrindų. Jie tokie biški lengviau jo. Tai ir per maratoną žiauriai mažai valgau, ten, kaip žiauriai mažai, normaliai. Kiek maždaug gramų gaunasi per valandą? Per visą maratoną, aš tau galiu pasakyti, kiek gaunas, tai per visą maratoną, tai 3 valandas gaunas apie 100 gramų angliavandenį. Kas yra visiškai dabar, aš... turbūt dabar tave čia jo. Iškeikti visi mitybos. Taip, bet iš esmės, nejaučiu aš kažkokiu ten, žinai, nuosmukiu per maratoną bėgdama, man viskas puikiai. Aš sakau, žinai, aš pradėsiu labai gilintis ir ten skaičiuoti gramus. Aišku, reikia ir nepersistengti. Dabar visi sako, kad ten 100 gramų per valandą ar pusvalandį, neatsimenu, per valandą turbūt 100 gramų. Įvairiai sako, kad nuo 60 iki ten 120 gramų. Jo. Bet čia irgi labai yra individualus dalykas. Tai vienas žmogus ten gali, žinai, mano skrandis, tai ten jau 60 jau man yra gerokai per daug, nes, ta prasme, bet aišku, mes ir bėgam, žinai, pas tave yra labai aukštas pulsas ir tu bėgi, 3 valandų, bėgi maksimaliai 3 valandas, žinai. O ten, kai prasideda ten 90-11, tai ten jau nuo 3 valandos jau niekas nebelenda ir ten jau bandai ten kažkaip. Tai žinai, apie tas gramus, tai labai daug studijų padaryta su dviratininkais, ten, žinai, Tour de France. Bet tu supranti, taip, tu negali savęs lyginti su monstru, žmogus, kuris, ta prasme, tenais iš viso 8,000 kalorijų ten per vieną minimą išdegina. Ir šiaip, žinai, pasižiūri, vėl didžiuosius maratonus ir ten profus keniečius ar ten kažką, žinai. Kiek tu matai, kad valgytų per tas savo 2 su biški valandos? Gal matai, kad geria matai, bet kad valgant, tai gal vieną kokį gėliuką esi užgaudęs, bet jie turėtų ten, žinai, irgi. Tai čia, žinai, čia labai individualu, jo reikia pratinti gal skrandį prie daugiau, bet kol kas man gerai, žinai, kai rezultatas atsimuši kažkokią sieną, tai aš gal pradėsiu galvoti, gal ten, žinai, kažką eksperimentuoti, bet kol kas man yra žiauriai gerai. Bet, pavyzdžiui, treniruotėse, tai pas tave kokia ilgiausia treniruotė, kiek jinai trunka? Tarkim, nežinau, šiaip intervalai, tai iki kokios 1,5 valandos turbūt. Jo, ilgiausia kokia 3 valandos turbūt. Tai vis tiek nėra tokių super long, dažniausiai vis tiek
valanda kokia su pusė. Tai realiai galima ir be maisto ištverti, o po to, jeigu gerai pavalgai tai svarbiausia turbūt yra tas atsistatymas. Taip, ir tada normalu. Ir šienų vyniotinis prieš treniruotę. Tai žinai, dabar manęs irgi sportininkai klasė, ten pradeda bėgioti ir ten, žinai, planą rašai 2 kartus, žinai, per savaitę, ten po 2 kilų žmogus išbėga ir jau, žinai, ten klausia, o kokie papildai, o kokie ten, kiek gramų to. Ir aš sakau, blemba, nu, tu ką tik įžengiai į casual žmogaus judėjimo planą, tu tiesiog dėl savo išgyvenimo tą darai. Pas mane irgi yra pacientų, kur per savaitę ten, žinai, 10 km nubėga, tiesioginė to žodžio prasme, 10 km per savaitę nubėga, bet jiems atrodo mitybos ir ten, nežinau, apšilimo daugiau yra negu man. Atrodo, kad tenais tiesiog nesuvokiamas dalykas. Taip. Tai žmonės biškai. Ir, žinai, tas perdėtas toks vaikymasis kažkokiu ten, žinai, nu viską, žinai, nuo panacėjų kažkokiu dabar iki to tokio irgi, nu nežinau, ir mitybos, ir visokių vitaminų ir taip toliau. Tai, kad visi, vat, kaip čia kalba apie tą, kad oi, čia reikia vis tiek mėgautis to bėgimu, bet po to paklausai, kad vien tik tai su kai kuriais tikrai bėgikais atrodo, jau aš noriu apie ką nors kito pakalbėti, žinai, nu kaip tu laikaisi, kas pas tave naujo gyvenime, ten apie VO2 maksą, nu tiesiog, kad daugiau visko yra, kad ypatingai, žinai, užsiciklint, tada ir tas rezultatas atrodo, kad tu ten seki, man ir pačiai yra buvę tokių momentų, kur supranti, kad atsibundi ryte, aš nesu profesionalė, kažkada galbūt buvau, bet dabar tai yra tiesiog hobis. Ir atsibundi su tą mintim, kad čia reikia šį treniruotę, ką čia valgyti, čia tas, ir užmiegi vėl su tą pačią mintim. Ir toksai, nu, reikia, tada ir tas rezultatas jis negerėja, atrodo, nes, nu, tu visiškai esi toks susikaustas, žinai, negali tobulėti, nes tu visur bandai kaip tik tai, kad nesumažėtų tas rezultatas kažkaip. Jo, ir aš, žinai, aš tengiuosi, pavyzdžiui, savo Instagrame, rodyti taip, kaip yra. Taip aš geriu alų. Man patinka. Why not? Ir aš net prieš maratoną kartais išgeriu alaus alkoholinio bokalą, nes aš tuo metu noriu, aš valgau pizzą prieš varžybas ir aš noriu alaus, žinai. Ir kodėl ne? Kai nenoriu, negeriu, žinai. Ir man tą, pavyzdžiui, Tadas labai tokį gerą, žinai, aš kaip jokias pas mus olimpinė ramybė yra namie ir jisai mane išmokęs labai daug dalykų, tu tokį, žinai, perdavęs į rutiną tos disciplinos ir profesionalaus požiūrio į sportą, bet kartu, žinai, ir to normalaus tokio, nu, kartais sako atsipalaiduoja, come on, žinai, bet vis tiek, režimas yra, disciplina yra, it's okay, to bet reikia. Bet įtraukti šiek tiek kažkokių elementų linksmumo vis tiek galima. Taip, nedėk savęs į tuos rėmus, tu dėk ten, kur reikia. Bet atsipalaiduok, tugi žmogus, nu kodėl tu ten, žinai, Jėzus, VO2 maksas nukris ir kas pastebėjau, žinai, dažniausiai būna žmonės ten bijo ilsėtis, bijo off-seasonus turėti. Aš dabar pati pradėjau vėl bėgioti po ilsio, pradedu tą biškį važiuoti į sezoną, tai pulsas kyla belenkai ir atrodo, bet aš to nebijau, aš žinau, kad man tuo susitvarkys ir viskas bus gerai, žinai. O sezoną pabaigiai kuo? TKN-as atsirado irgi taip labai kažkaip ne. Bet kaip nusprendai po Vilnius Verticals ar... Ne, aš... Ar jau buvai... tu jau treniravaisi Vilnius Verticals TKN-ui. Vilnius Vertical tai buvo toks labiau pažiūrėti, ką jūs ten kasdien valgot, jūs, treilo bėgikai. Kas nežino, tai mūsų klubas Wild Souls organizuoja tokią Vilnius Vertical varžybėlės, kurios online vyksta ir visi įveikinėja pagal amžiaus grupės tam tikrą kiekį ratų, o tą ratą sudaro Vaidas. Tai kitais metais galite pabandyti, labai faina. Jo, žiauriai faina iš tikrųjų. Ir Modesta laimėjo tas varžybas savo amžiaus grupiai. Ir galbūt visose. Tai jo, ir aš kažkaip pagalvojau, kad faina, nu, jūs tokie smagų, žinai, ir noris su jumis bendrauti, bet galvoju, reikia patirti ir jūsų tą kasdienę, žinai, duoną, kančią, kaip ten jums sekasi. Ir, žodžiu, kažkaip taip subėgau
kadangi visai netoli namų, ten tas 3 kryžių kalnas, galvoju, nu tai čia kažkuria popietę. Bet buvau su plento batais ir tokiais žiauriai lygiais. Tai aš ten sukiojau kojas gerokai ir čiuožiau ir griuvau ir žvengiau ir galvoju, hurras, kaip čia faina, net nenoriu aš tų kitų batų čia, žinai, pačiaužyt. Tai va, po to antrą kartą, kai variau, nu pasibandžius porą ratukų, tai variau antrą kartą vieną tuos, kiek ten 7 ratus, ne, tai jau apsieviau. 7, man rodos, mūsų amžiaus grupiai. Tai nevyriausiai dar. Yes. Tai apsieviau žiauriai senus Bostonus, nu ne žiauriai senus Bostonus, bet jie tokį biškį paduką turi, žinai. Bet jau Vaidas man rašė, davai gal pasiskolink iš Žvilės ten treilo batus, nes nedaryk nesąmonį, žinai, bet aš kažkaip vis tiek. Ir jau ta trasa buvo šiek tiek išminta, žinai, jūsų. Ir jau patogesnė. Jo, ir jau patogesnė buvo. Ir, žinai, ir taip kažkaip visai gerai subėgau. Ir jau ten tam plento vietom galvoju, ne, aš myliu plentą, kaip gerą, kaip lengva, žinai, jau bėgi taip greitai. Nu tai va, bet ne po to, aš kažkaip jau senai, nu nesenai, tada, kada dėliojau varžybas, įsidėjau ir tokią, nes galvoju, irgi reikia pabandyti, nu, ten sako, faina, gražu ir taip toliau. Ir aš kažkaip pradėjau kalbėti. Community dalykas tenais, nu visi varo į tą. Jo, ir pradėjau kalbėti ir Vaidas sako, ai, tai 2 trasa, net praktiškai nėra didelio sukilimo, nu tokia greita trasa. Tai iš vis taip kažkaip nuramino ir galvoju, okei. Ir viskas, ir mes ten nieko specialiai su Ignu nesiruošiam, nebėgiojau aš to treilo, bėgiojom kaip visada, plentu ir ruošiamės kažkokius biški greičius pasidarėm, bet žinai, po maratono biški reikėjo atsigauti, reikėjo, nu, neskubėti, nu tai tokio nebuvo, kaip sakant, prieimo, bet matyt dar buvo, žinai, toks jėgų likutis. Ir žodžiu, bet aš tokia visiška plentininkė. Ir aš kažkaip nepasikalbėjau, aš ten su jum labai stipriai su jumis apie tą treilą, tai aš iš vakaro kažkaip sužinojau, kad nei ten gert duoda stikliniam tipo į rankytę, žinai, ką aš jau radus, Taip. Nei ten trasa normaliai sužymėta, mane pradėjo gąsdinti, kad jeigu tu neturėjai įsikėlus trasas į laikrodį, tai pasiklysi, o aš net nemoku trasas į laikrodį įsikelti. Nes tam pas jūs tai būna viena trasa visiems ir parašyta rodiklė kem vienas ar tenais. Taip, ir žodžiu, aš atvariau, nu tai tada Aurimo paprašiau, net į čiatą parašiau, tipo, kas gali paskolinti ten, ar gertuvę, ar kažką, tipo, man reikia, nes mane vėl prigazino ten, kad aš bėgsiu. O su treilo batais bėgai? Ne, su plento. Galvojau super šiūzus autis ar paprastus, tai svarščiau, bet paprastus apsėviau. Nu, kaip paprastus, ten vis tiek tempinukai tokie, bet plento visiškai Bostonai. Tai ir žodžiu, susiveikiau tą padelį, galvoju, įsipilsiu čia vandens lalą. Ir kažkas ten sako, tai tu 2 valandas bėgsi, jeigu tu 1:20 turi plente, tai 2 valandas tikrai bėgsi. Galvoju, blema, tai aš nei valgyti neturiu nieko. Nu, galvoju, zin, kai bus, tai bus. Bet irgi tas varžybas žiūrėjau, žinai, labiau kaip į tą kažkokį nuotykį ir tokį fainą momentą. Tai taip ir buvo, labai smagiai prasibėgau, nes tikrai ne 2 valandas greičiau, tu nubėgai. Iš 1:30 išbėgau. Nu ką, žinau, kad mane taip gąsdino, gal kažkokios sąlygos buvo blogesnis, bet tuo metu, kai aš bėgau, nu, šiais metais, tai žiauriai geros tos sąlygos buvo. Man atrodo, ir pavėjui ten... Ir praeitais metais, kažkaip jau 2 metus iš eilės gražus tikrai oras. Nu, aš žiauriai bijau to jūros ruožo, bet smėlis buvo žiauriai kietas, nes aš iš vakaro šitą... prieš varžybinę dariau ir galvoju, reikia nuvaryti prie tos jūros, nes aš atsimenu, kad ten iš filmų susiromantizavus pati kažkada išėjau ir prabėgau paplūdimį. Nu, ten tragedija, ten kojas išsisukinėjau, po to batus nusėviau. Iš vis, nu, ten buvo tokia katastrofa, kad aš atsimenu tą smėlį kaip baisiausią dalyką. Žinai. Dar pas mus tas pajūris toks jisai... Taip, kad yra biški, kaip čia, pasviręs. Nu, ir ten tos čiurnas, va tai, žinai, tos bembė čiurnas. Nu, tai žodžiu, ir nuvariau
Ir mes Nidai gyvenam, tai turbūt biški kitoks tas buvo paplūdimys, tai ten tragedija. Aš įbėgau, 100 metrų prabėgau 7 gal peisų, pulsų 180, galvoju, ką aš čia rytoj darysiu, tai aš nežinau, pėsčiomiais. Bet viskas buvo žiauriai gerai, žodžiu, tas ruožas tai easy. Bėgau, visada jutau, kad už manęs yra žmonių, bet prieki manęs nebuvo. Ten vienas vaikinas nubėgo iš karto ir aš užstresavau dėl trasos, galvoju, šakės, tai ką, tarsi aš galvojau, kad bėgsim krūvą ir rodys man visą tą trasą, o aš vieną bėgu. Tai nenoriu, kad kas nors aplenktų, žinai, bet labai gražiai buvo sužymėta trasa, nei kartą net nestabtelėjau, nesabejojau. Atsigelt irgi nebuvo, kada žiūri, ten bėgu kažkur toli, ten tie vandens, tos bačkos, galvoju, dzin, bet vieną gėliuką turėjau, tai suvalgiau. Bet po to jau prasidėjo ten toks likus iki finišo kažkiek tai ir kalniukai, ir ten smėlio prieš maitinėlę, antrą, man atrodo, pirmą gal jų. Ten buvo, antra, tai mes irgi dvambieną bėgom. Jo. Taip, antra, tai tenais toksai kur toks užkilimas, labai gražu buvo, manau, kad tu tai to grožio nematei, nes mes tai 6 peisų bėgom, tai galėjom pasigražėti. Bet ir tai aš nesuprantu. Su vežimu. Neįsivaizduoju, nes, tarsi, realiai, aš vėlgi, kai sakau, kaip ir plente bėgu, ir čia nieko nemačiau, nei grožio, nei nieko, žinai. Bėgau, žiūrėjau po kojom, plente žiūri į laikrodį, ten dar kažkur, žinai. Bet faina, labai faina, aišku, ten ištaškė, bet ir grįžau ten, nežinau, irgi kraujas bėga. O kritai kažkur? Ne, nekritau, bet turbūt po krūmus ten pasimaliau, žinai. Jo, mums tai buvo kitaip, kad mes, kadangi vežimukas ir ten, kur buvo tiesiog takelis, žinai, tai aišku, kad vežimas mūsų su neįgaliuoju, tai va takelio vidury, kad bent jau žmogus jaustųsi patogiai, o mes per visus kemsynus, ten krūmus, ten, kur reikis spieginės, ten tai jau dilgėlės mažiausia problema buvo. Ta prasme, dilgėlės buvo toks dar malonu net pasidarė, po to jau net jauti tas toksai dirkčiojimas, net ačiū Dievui, svarbu, nes spigliai kokie, žinai. Taip. Tai va, aš apsilenkinėjau, žinai, 10 kilų bėgo prieš, tai pradėjau apsilenkinėti lėtesnius tos bėgiukus, tai irgi ten per krūmus varai ir to malonumo ten, tikrai ne tiek ir daug, žinai. Tai va, bet viskas gerai, plento batai labai tiko, net bet čia toks nieko. Irgi, sakyčiau, klausimas, ar jeigu nebėgioji trailo, ar verta ten, pavyzdžiui, savaitę prieš pirkti tuos batus. Tai va. Nes jeigu tokiose sąlygose, ten va jūra, ten šlapia, miškas, ten, kur visaip ta koja sukinėja, gal geriau rinkti saugų variantą, gal bus biški slidžiau, bet tu bent jau žinai, kad tau kojos nekraujuos. Taip. Ir aš iš esmės, žinai, aš galvoju, trailas, turbūt jūs esat, žinai, bėgė, tikrą trailą, kaip aš sakau, žinai, tas Kuršių nerija, tai toks miškelio takeliais pasibėgimas. Taip, tikras trailas, kur apsikabinės akmenį verkiai. Jo. Ir ten, žinai, ir ten turbūt labai daug techninių dalykų, nusileidimų visokių, ir taip toliau. O čia tai, tai va, aš manau, kad kol neišbandysiu to tikro trailo kur nors užsienyje, tol negalėsiu sakyti, kad aš trailą bėgu, žinai. Ar tai reiškia, kad... Ne. Šiaip ar galvoja apie kažkokius dar trailo startus? Ne. Ne, kol kas mano tikslai labai konkretus, aš noriu plento ir aš noriu skaičių, man plentas iš tikrųjų žiauriai patinka. Nėra taip, kad aš ir tų skaičių noriu ne taip, žinai, kad vien tik jų, aš noriu tų sunkių trenkių, aš noriu dėl tų skaičių dirbti, man patinka, žinai, kaip aš ir sakau, prieš tai minėjau. Matyti apčiuopiamą rezultatą. Jo. Nes, pavyzdžiui, tas, kas pas mus, trailė yra, tai tu vienose varžybose gali ten bėgti vienu peisu, kitose kitu, bet tai visiškai neparodo tavo galimybių. Nes, tiesiog gali būti techniškesnė trasa ar kažkas plente ganėtinai aišku, nebent aišku bėgi Vilniaus maratoną, kur ten yra kalnuota. Tai, Jo, bet vis tiek nebūna labai ten kažkokio stipraus, ryškaus, žinai, skirtumo kaip pas jūs, pavyzdžiui. Ten visiškai kitaip, žinai, ne apie tai. Tai vat, kai prasidėjo off-seasonas, kas vyksta off-seasono metu? Valgymas, gulėjimas ir... Tikrai nedaržau ravėjimas ir nevaikščiojimas. Ne, iš esmės...
jau aš sakau, užaugau, žinai, nes buvo tas metas, kai treneris rašydavo planą ir aš sakydavau, nu kodėl čia tas poilsis, o kodėl čia tik 6 kilai, ar čia kažkas, žinai. Dabar to nėra. Treneris parašė planą 2 savaitėm ir parašė šonę, bet gali visai nebėgti. Kėdus tik šiu. Ant sofos, žinai, viskas jau, žinai. Aliukas. Jo, ir visiškai ilsiesi, nu, ta prasme, kojas užverti ir net negalvoja nei apie tą sportą, nei, nu, okei, maratoną pasižiūri, žinai, bet skaitai knygas, darai kažką, žinai, aš mėgstu, turiu kitų, žinai, momentų, kurių galiu, nu, hobių, kurių negaliu galbūt išpildyti, nes jau kai prasideda pasiruošimai, tai prasideda, nu, rimti tokie, nes tu turi ir bendrą fizinį daryti. Ir visas laisvas laikas yra atiduodamas tam. Jo, aš atsimenu pirmą kartą, kai išvažiavau pas Tadą į stovyklą į visai nesenai, taip atvažiavai vasarį, kur šilta, ir aš jau tokia, nu, ir dar Tadas normaliai sportavo, ir aš tokia, okei, tai dabar į pliažą? Tadas, nu ne, dabar trenkia. Ai, nu gerai, trenkia, okei, trenkia, grįžtam patrenkęs, nu, dabar į pliažą? Nu ne, dabar pietų miegas. What the fuck? Nu, tipo maistas, tada pietų, tipo pusryčiauji, bėgi, tada maistas, tada pietų miegas. Ir toks trūkčioja netakis, saulė šviečia gražu, tu turi užvaldas užsidaryti, nueiti pietų pamiegot, kas po pietų miego. Taigi antrą trenkę, nes, nu, žinai, su treneriu irgi tarėmės, nu, kadangi nedirbsiu, turėsiu laiko, tai galim ir antras trenkės traukti, nes aš jau pakankamai stipri, žinai, ir taip toliau. Okei, valgai, antrą trenkę, grįžti, valgai miegot. What the fuck? O tai kur linksmybė, žinai, kur pliažas? Nu, palmės už lango, už užuolaidų. Tu jų net nematai. Bet čia tau toksai, šiaip, kad žinotum, irgi dabar tokią konferenciją klausiau, neurologijos, žodžiu, ir vat ką sako, vat sporte, būtent kai turi 2 treniruotės ir jeigu yra treniruotė, po to miegas, miego metu tu išsaugai informaciją, ką išmokai. Žodžiu, įseivini į savo centrinę nervų sistemą. Aha. Tai, žodžiu, kai tu padarai pirmą treniruotę, mokysi ten, nežinau, kažkokios techninio dalyko, ar ten kažkoks, nu, vat, specialus, vat, kažkoks technikinis dalykas, eini pamiegot, išsaugai ir tada gali daryti antrą treniruotę ir po to jau miego metu tu išsaugosi vėl naują informaciją. Nes jeigu tu turėsi tik vieną miegą, tai tu išsaugosi, va smegenys nėra durnas, tu išsaugosi tik vieną dalyką, kuris daugiausia emocijų tau sukėlė. Tai, nu, nežinau, vat jeigu dar treneris, vat padarai kažką gerai ir ten, vat tau pasako treneris šaunuolio modestą, ar ten duoda, nežinau, saldainį, ar ten kuršienų vyniotinę. Ir tu tada eidama miegot galvoji, o, gerai, žinai, čia vat mano dienos momentas. Ir užmiegi, išsaugai. Gerai. Tai va, tai eik per tas stovyklas pamiegoti, bus rezultatas geresnis. Tai va, matai. Jo, tai žinai, poilsis svarbu, miegas svarbu, atsistatymai ir taip toliau. Tai kaip ir žinai, po tai važiuoju, okei, galvoju. Na, aišku, mes ten ir po, žinai, savaitgalį, po long runai, žinai. Bet va, ką norėjau pasakyti, žinai, toks, aš nesakau, kad aš ten visiškai, žinai, tarsi yra disciplina tikrai ir kasdienybė, ir jau kaip pasiruošimas būna ir taip toliau, tai pritrūksta laiko tikrai ir tai pačiai knygai, nes, nu gerai, knygai nepritrūksta, nes jeigu scrollinimą pakeistum į knygą, tai būtų knyga. Būtų daug knygų. Jo, bet, pavyzdžiui, nu žiauriai mėgau, galiu sakyti, siuvimą. Ir ten buvau visai pasinešus ir vienu metu ten būdavo, kad apsisiuvus save visą, bet, nu, žiauriai daug reikalauja laiko ir tik off-seasonu realiai gali tą siuvimo mašiną ištraukti, nes, nu, tai aš ištraukiu, tada pradedi ten projektus, jie irgi, žinai, daug laiko atima ir taip toliau. Tai va, tai off-seasonas yra apie tai, apie pamirštus kažkokius dalykus. Draugus, šeimą, žinai. Nu, nes irgi kenčia, negali sakyti, mano ten draugės jau iš karto penktadienį manęs niekur nekviečia, nes žino, kad reikia tą vakarėlį kelti šeštadienį, nes man longas, žinai, bus ir bet šiaip aš tai vat pastebėjau, kad tau turbūt irgi tas būna, kad šiaip, kai yra tos treniruotės tokios bazinės, labiau kur, nu, didelis tas krūvis, bet tu jau adaptavęsis prie jo, tai viskas yra okei, bet kai jau yra prieš varžybas, kur jau ten tie
patys didžiausi užkelimai, tai aš jau pati supratau, kad man geriau tiesiog net niekam nieko nesiūlyt, nes aš pati atšauksiu tos planus. Nes vis tiek, tu išsikrauni, tu atiduodi visą save, bet tai yra, jau tas mažas laikotarpis iki varžybų. Bet jau pasimokiau, kad geriau niekam nieko nežadėti, nes po to susipyksi tiesiog. Taip. Jo, ir mano aplinka irgi, žinai, tėvai iš vis labai aišku mane palaiko ir dėl to supranta, žinai, jeigu aš jau dingstu, tai aš jau dingstu, žinai. Ir reiškia, iki laimėjimo. Jo. Dažnai galima atšvęsti visi puikiai. Tai va, tai... Gerai, tai dar vienas klausimėlis, kurio mes neaptariam, kaip tas atsirado bendras fizinis tavo gyvenime. Kada tu čia sugalvojai treniruoti, ar čia galbūt antroji pusė kažkaip tave paveikė, ar... Galimai. Jo, čia toks labai geras buvo, paveikė tas Tadas mane dėl to, kad jis labai fainai vesdavo tas trenkės ir paaiškindavo daug dalykų ir taip toliau. Ir aš kažkaip, žinai, tada galvoju, tai žiauriai, čia viskas įdomu yra, šitas kūnas mūsų kažkaip įdomiai veikia. Ir tuo metu Vilniaus kolegija organizavo tokius kursus, studijas treneriam, žinai, ten 2 metų. Ir rinko grupės ir aš galvoju, bendram tokiam suvokimui žiauriai įdomu. Ir aš kažkaip tuo metu jau buvau baigus studijas, aš jas ilgai tą lietuvių filologiją mokiausi, nes aš ten žodžiu. Ir tada galvoju, kažko trūksta gal gyvenime, reikia dar pasimokyti ir galvoju, faina, bet aš nieko visiškai negalvojau, kad aš ten kažkoje galėčiau būti treneri ir taip toliau, nes aš dirbau, žinai, normalų darbą ten ir pradėjau aš mokytis, visiškai žali, nieko aš nemokėjau. Bet po biškį važiavau ir ten visai faini tie kursai buvo tokie visai rimti, labai daug tų tokių, žinai, rimtų lektorių, dėstytojų ir mane taip užkabino ir aš taip pradėjau važiuoti, žinai, ant to ir tada pradėjau pati dar daugiau be klubo sportuoti, žinai, nes aš galvoju, čia mes darom visą kūną, o tai palauk, mes nudarė, žinai, kažko ir taip pradėjau gilintis, po to Ignas su Tadu, pamatė mano, žinai, tą norą ir mokytis ir tą tokį, žinai, aš mėgau būti klube tokia pirmūnė, kur darom drillsus, ten dinaminis tempimo pratimus ir aš jau pirma ten viską darau, žinai, treneriai ten kažkaip jau gali, žinai, ploja. Jo, ten šaunuolė, va, Modestą parodys ir jau ten kaip pirmoji klasėje lėki, žinai. Ir jie profesionaliai sportavo ir varydavo į stovyklas ir atėjo metas, kada kažkada, sako, gal tu galėtum pravesti tą bendrą fizinį, nes, va, čia jau, žinai, tada jau baigiau, man atrodo, aš tas studijas ir sakau, davai, ir ten dramant visą, nors savekam, žinai, ten visiškai manėžė tie patys veidai, vis tiek toks buvo, aišku, ir nepasitikėjimas ir taip toliau ir panašiai, nieko aš nežinojau. Bet čia nieko nepadarysi, teks iš tos komforto zonos išlipti. Bet, žinai, tas nepasitikėjimas, mane, jis nelabai ir dingsta, žinai, ir atrodo tas amžinas nežinojimas kažko ir tas noras pildyti tą bagažą, žingeidumas, viskas, žinai, viskas normalu. Tai va, ir pravesdavau aš ten tas trenkės jiems, kai trenerių nebūdavo. Ir viskas, aš kažkaip tikrai net neplanavau nieko, žinai, po to darbe aš kažkaip pradėjau rinkti grupę, sakau, direktorius. Ofisas? Jo, direktorius žiauriai fainas buvo, yra, bet dabar jau nebėra tos įmonės tiesiog, bet sakydavo, davai, mes kartu pabėgiuodavom ten, žinai, ir aktyves tas veiklas tokias skatindavo pats. Ir vesdavo aš bendrą fizinį darbo metu, žinai, per pietus, tipo, arba ne per pietus. Žodžiu, esmė tame, kad... Laisvo laiku. Jo, laisvo laiku. Darbo metu laisvo laiku. Bet ir man taip fainai ir supranti, man taip pradėjo patikti ir žmonės pradėjo lipti, nes mes paupy dirbom ir aš ant stogo vesdavau tas trenkės terasai. Tai fainai, visai toks... Jo, ir visi ateidavo, žinai, kas parūkyt, kas ten pavalgyt, visi, o mes čia galim prisimti, mes galim. Ir aš taip pajutau, kad, blema, gal aš ir traukiu tos žmonės, gal ir reikia žmonėm to bendro fizinio iš tikrųjų, nes aš kaip pradžiai galvojau, kad, Dieve, visur ant kiekvieną kampą, žinai, tų trenerių, tų sporto klubo. Ir po to, tai pradėjau traukti aš tos žmonės, su tais bėgimais savo,
pradėjo žmonės manęs net prašyti ten planų, konsultacijų, technikos peržiūrų, aš visą laiką siūsdavau pas Igną, pas Tadą, sakau, čia yra profesionalai, čia žmonės, kurie tikrai padės. Ir tai pradėjo žmonės, žinai, vienas, kitas, bet aš, tau rašau, aš pas tave noriu. Aš tokia, ai, pas mane? Tai, okei, davai, ten pradžioj, žinai, taip visai kuklinaus, aš ten, žinai, pakonsultuodavau ir nemokamai ir taip toliau. Po to kažkaip pradėjau galvoti, bet labai šitas greitai ateina, aš kaip pati masažuotoja irgi iš pradžių, kur ten atrodo, čia kažkas ateina, čia gal neprašyčiau tų pinigų ir, žinai, toksai jau po to jau atrodo, kur ten prieš tai kaina niekada gyvenime nebūtum, tiek sakęs, bet tokios kainos Vilniuje yra. Taip jau yra. Ir aš, žinai, irgi pradėjo lipti prie manęs tie žmonės, tie bėgikai ir žiūriu, kad, it's okay, davai, darom tada, žinai, kažką ir aš pradėjau treniruoti taip rimčiau, žinai, kaip rimčiau, tarsi tiesiog rinkti ir savo grupę, žinai, dar. Apie tos pinigus, žinai, irgi pradžiai nemokamai, po to ten paprašai, maždaug ten gal šiaip už kurą, žinai, kažką ten tokis mini, o po to žiūri, kad, ir taip gavas, kad bankrutavo ta įmonė, kurioje aš dirbu ir aš galvoju, tai čia yra tas kertinis momentas, kai aš galiu pakeisti savo profesiją dabar. Ir aš tada persiorientavau visiškai į bendrą fizinį, į tą bėgimą ir dabar jau į bėgimo planus. Ir jau aš čia nardau po truputį. Bet apskritai tai tavo labai gyvenimas pasikeitė, nes iš pradžių iš viso nebuvo sporto, dabar realiai visas gyvenimas apie sportą. Kaip tėvai reagavo, draugai, ar visi išliko tavo gyvenime? Nes, pavyzdžiui, pas mane tai šiaip atsisijojo, kai aš pakeičiau gyvenimo būdą, tai šiek tiek ir tų žmonių pasikeitė aplinkui. Pas mane kažkaip, žinai, kadangi aš augau ir tas sportas atsirado toks su branda, tai mano visos draugės, irgi augo, mes vienmetės, bet kas svarbiausia, kad iš jų irgi išėjo, žinai, ta bohema, jinai širdį visada bus, bet po truputį ir jos pradėjo galvoti, kaip čia, reikia kažkaip sveikatintis, reikia kažką daryti. Ir jos turi mane, ir jos dabar pas mane trenkės lanko, ir žinai, mūsų susitikimai, jos man moka pinigus, nes, ten, tipo, žinai, vėl tas kitas momentas, aš, žinai, nenoriu iš draugų imti pinigų, bet draugės laimingos man mokėdamas ir turėdamas, žinai, trenerę savo. Tai, o tėvai beprotiškai džiaugiasi, palaiko, jie ten, aš, žodžiu, į Rygą važiavau maratoną bėgti, Tadas negalėjo, nes turėjo... ką jis turėjo, savo varžys, man atrodo. Ir žodžiu, ir aš kažkaip taip nedrąsiai paprašiau tėvų, kad jie man padėtų, žinai, nes vis tiek ten tas toks atvykimas į maratoną, tada, žinai, nusirengia apšilimo rūbus, ten reikalų labai daug ir tu nenori stovėti ant to eilėje, priduoti tų rūbų ir taip toliau, žinai. Ir tėvai ten tokie excited, sako, jo. Sakau, bet jūs... Plakatus piešia, ne? Jo, toks, žinai. Ir sakau, blemba, bet 3 valandas, ir labai anksti keltis, ir 3 valandas jūs manęs nematysite, jūs 2 kartus manęs pamatysit pradžiai ir daugiau nebematysit. Nieko tokio, o lyja, baisiai šalta, o jie tokie, taurasime, wow, žinai, ir per Vilniaus maratoną žiūri, norėtų važiuoti. Bet aš sakau, davai, ką, aš visiškai negalvoju apie laimėjimą, aš sakau, ką jūs ten veikia, ne, dar tą orą pranešė irgi, žodžiu. Bet esmė tame, kad tėvai ten žiauriai džiaugiasi, labai palaiko ir kiekvienas iki, žinai, jie niekada nesikišdavo į mano kažkokius sprendimus su bet kuo susijusius. Jie tiesiog išklausydavo, ten kažką patardavo, žinai, ir viskas. Tai va, tai kažkurie žmonės atsisijojo, bet labiau tie, kur, žinai, bare išgerdavai kartu. O dabar, žinai, ir nebėra apie ką kalbėti. Taip, nes nebeini ten į tą patį barą. Gal nueini, bet ne taip dažnai, žinai, kad juos sutiktum. Taip. O kartais sutinki ir žiūri, kad nebėra apie ką kalbėti, nes tiesiog blogi ir tos kalbas kažkokias. Arba kažkokie dažnai yra, kur žada pastoviai, aš čia su tavim bėgsiu irgi. Ir kiekvieną kartą sutinki ir vis jie žada, bėgs su tavim ir žada. Arba ateisi masažą pas mane dar. Pastoviai treniruoti. Čia klasika. Vienas rašo, duok numerį, galiu paskambinti, aš čia treniruojas. Dinga be žinios. Tokia, žinai. Tai va, gal išgėrė. Matyt bare.
Taip, tai dar vienas klausimėlis apie tas bendro fizinio, būtent treniruotės. Tai kokias pastebi pagrindinės klaidas? Vis tiek turbūt dabar jau gali pamačius bėgiką, pamačius jo biomechaniką, nu vis tiek pasakyti, kokios plius minus klaidos. Tai ko nedadaro mūsiškiai? Tai žinai, ir bėgimas, ir bendras fizinis rengimas yra, tu negali prašokti pirmos klasės, tu negali prašokti, žinai, kažkur, kaip bėgime, pavyzdžiui, yra, ateina ir sako, bet žinok, aš bėgsiu 105 pulsų, recoveris, visas bėgimus ir taip toliau. Nebėgsiu aš lėtai, nes man čia... Ir aš sakau, nu niekur, tvarsime, jeigu jūs bėgiosit toj vadinamai pilkoji zonai, ar ten kitaip vadinamai, ir nebėgiosit toj, žinai, pirmoji, ten antroji zonai, nu netobulėsit taip, žinai, taip greitai, kaip galėtumėt, ir šiaip varginsit save, ir širdį, ir trailę, ir niekur, žinai, aš pati ten perėjus šituos visus pradžiamokslus. Dėl to aš visada labai mėgstu pabrėžti, kad aš esu mėgėja ir kad aš nebuvus sportininkė kažkokia ir taip toliau, kad jie suprastų, kad, nu, jie irgi tokie pat gali būti. Jie gali būti čia, kur aš esu, ir gali tokį rezultatą net pasiekti, kokį aš pasiekiau. Tai, nu, viskas įmanoma, tik tiesiog reikia darbo. Nu ir žodžiu, ir jie, žinai, prašoka tuos visus basic dalykus, kad reikia pradžiai lėtai bėgti ir tik po to gali ten greitai, nu žinai, tas klišės visas, tai nebėgsi lėtai, nebėgsi greitai. Čia irgi toks, bet ir bendram fiziniam pasirengime, nu tai pradžiai tu turi atpalaiduotos raumenis, kurie yra įsitempę, paruošti raumenį, ir ne, tada antras dalykas mobilumas turi būti, trečias stabilumas ir tik po to jėga ir visi dalykai, bet ateina žmonės ir sako, man reik štangos, žinai. Ir tu galvoji, nu, ir žinai, ir bėgikui, ir tam, kuris ateina bendro fizinio, nu, arba bėgikas, ir šiaip žmogus pas mus dar, ir šiaip žmonės vaikšto, bet pradedi aiškinti, kad turi nuo basic dalykų pradėti. Ir, nu, aš suprantu, kad neįdomu bėgti 10 minučių peiso, nes tai praktiškai ėjimas, bet tau reikia pradėti bėgti. Taip, nes širdis kala po to jau neadekvačiai. Taip. Ir tu turi tam žmogui, žinai, sakau, čia toks, pirmiausia, tai psichologinis turbūt darbas yra, kur tu žmogui turi paaiškinti, įtikinti, tada kiekvieną kartą palaikyti ir dar, žinai, ten paglostyti ir sakyti, it's okay, ir ten, nes kai tu ateini ir to paties bendro fizinio daryti, nu tai ką tu koją sukioji, tai koks čia bendras fizinis, nu tipo, bet tau reikia tą koją pasukio. Nu, arba žinai, tu nepasilenki, nepasieki, ar ten nuo žemės, ten 30 cm, nu tai ką tu ten stiprinsi. Ir jie jau nori tuštą. Kaklo irgi ten negali pasižiūrėti į šalia esantį žmogų, nu tai kaip tu ten stiprinsi kažkokią pečių juostą, jeigu tu negali pasukti galvos. Taip, nu ir ta, žinai, ir tos, nu, toks visiškas basikas pagrindinės klaidos, nu, tai kas sėdmenys visų silpni, žinai, čiurnos, pėdos, nu, visi pakrypi, vat, pavyzdžiui, bėgikai pasižiūrė, aš tas technikas, aišku, su tom technikom visi ieško panacėjo, atrodo, kad ateis pas Modestą ar pas, nežinau, Jonę, Modestą pažiūrės, kaip bėga ir pasakys, aha, žiūrėk, rankas va taip, kojas ten dažnesnis žingsnis, žiūrėk, biški ne nuo kulno, biški va taip, aha, ir jis bėgs. Nu ne, nebėgs, nes tau reikia stiprinti viską viduj, o ne kažkur, žinai, kas bus, kai tu pavargsi, vėl grįši į tą, žinai, sukumsi ir taip toliau. Nu tai va, tai pastebiu, kad, nu, čia klasikinės, žinai, tos klaidos. Krūtinės juosta visada, nu, išsitempų, žinai, visada būna ten... Čia tie užkelti pečiai tokie, ar ne? Jo, toks, žinai, toks. Tada sėdmenys visi ir tas kumpės toks bėgimas, žinai, sėdmenys nelaiko tavęs, koras visada būna silpnas, žinai, čiurnas pėdas, tai nekalbu, žinai, nes galvoja, žinai, o, tai čia bėgu, tai pėdas dirba. Nu, nefigarės nedirba, nes jos, nu, žodžiu, izoliuotas. Tai, nu, tokios pagrindinės, aš irgi dėl būtent gliutelinių raumenų pastebiu ir kažkada net bandžiau aiškintis, nes visi absoliučiai, atrodo, ateina pas mus į mūsų Jono Girskio stuburo gydymo centrą, kur ir sėdim, ir ateina ir visi neturi gluteus medius raumens. Tai va čia va kaip Modesta, kaip mes galim kumpelį šitį šoniniai daly
Ir logiškai man kilo klausimas, kodėl, tai kam tas rūmo iš viso yra, jeigu nei vienas jo neturim. Tai vat klausiu mūsų gydytojo Girskio, tai sako realiai dėl to, kad dėl evoliucinių priežasčių, dėl to, kad anksčiau miškuose mes vaikščiodavom, vadinamas treilas. Ir tu visą laiką turi tas kojas kažkaip kilnoti, dėti, žodžiu, atlikti tą, čia kaip pasakyti, šoninę rotaciją turbūt, kad, tas rūmuo, žodžiu, aktyvuojamas buvo. Dabar, kai pas mus yra asfaltas, mes visi sėdim ten tiesiai tos arba sukryžiuotos dar kojos, nėra visiškai šito šoninio judesio. Ir žmonės tiesiog jau nebeturi šitą raumens visiškai, atrodo, ten testuoji tą raumenį, ten su vienu pirštu nulenki. Ir aš pati darau, ta prasme, ant šono atsiguli tą koją, ten pamakaluoji 2 ratus. Ir viskas jau man ten traukia, baisiai, jau skauda. Tai man lygiai tas pats, ašgi, kai buvau pas jūs konsultacijai, tai lygiai tas pats. Ir aš žinau, aš jau atėjo laikas tam testui ir aš jau galvoju, dabar pažvengsiu, žinai, nes aš negaliu. Ir žinai, kaip ir sakau, visada reikia turėti turbūt trenerius ir net tiem, kurie treniruoja, žinai, aš, pavyzdžiui, be Igno, tai, nežinau, man Ignas yra viskas ir aš niekada jo nesakysiu, jeigu jis manęs neatsisakys, žinai, ir dėl visko jisai, žinai, dėl visko esu jam dėkinga. Lygiai taip pat bendro fizinio, aš tada prašau, kad jis man sudarytų planą, nes aš realiai, aš irgi žmogus ir aš vengiu šitų pratimų. Ir aš jaučiu, kad tai šitą gal ir visi tie, nes jie sunkus yra. Čia irgi gerą pointą palėtį. Tikrai patigi esi trenerė, realiai gali treniruoti, kam tau to trenerio reikia. Daug kas klausia, man irgi sako, taigi tu pati kineziterapeutė, tai tu negali savo susidaryti programos. Tai ką galėtum pakomentuoti šitų klausimų? Gali susidaryti. Gali, bet ar tu ją darysi? Jeigu aš žinočiau kiekvieną dieną, ką man reikia daryti, kur tada kažkoks, nežinau, pikantiški dalykai, aš noriu irgi nustebti. Jo, ir antras dalykas, pavyzdžiui, tiek Tadas, tiek Ignas patys savo rašo planus ir jiem puikiai sekasi. Bet, pavyzdžiui, aš žinau, kad aš savo negalėčiau ir net, žinai, kai mes su Tadu tapom pora, Ignas iš karto sako, tai Tadas tau gali rašyti realiai planus, žinai, jeigu jūs norit, tipo. Ir aš sakau, ne, nes Tadas yra artimo žmogus ir jis nebus toks objektyvus. Čia mum atostogos, tai čia reikia. Arba ten Modesta šiandien, žinai, geros nuotaikas, tai gal, arba atvirkščiai, žinai, gal per daug saugot, aš galvoju, o Ignas, žino tiek, kiek reikia žinoti ir taip toliau. Ir lygiai tas pats, žinai, man, pavyzdžiui, aš negalėčiau pati rašytis dėl to, kad aš 100% perspausčiau. 100%. Aš, ta prasme, varyčiau intervalus, jeigu 10 bėgasi, bėgsiu 14 ir kentėsiu ir greitai darysiu, nes, pavyzdžiui, Ignui irgi yra problemų šiek tiek su manim, kai man tikrai gerai bėgasi ir aš noriu kentėti. Ir jeigu gerai bėgasi po 4 minutės spėsiu parašytą, aš bėgu po 4, man yra lengva, tai aš bėgsiu po 3 spam, kad pasikankinčiau, bet ne tame pointas, ne kankinės pointas. Šiuo metu tau reikia po 4 bėgti. Ir dabar aš lygiai taip pat, žinai, šitas labai sunkus. Ir man tai, žinai, o dabar feedbackas, kai aš pradėjau treniruoti žmonės ir man atsigrėžė tas bumerangas, ką Ignas išgyveno su manimu, dabar aš išgyvenu su savo sportininkais, kur aiškini, kad dabar tau reikia pailsėti. Tu negali susigalvoti, kad ten, žinai, bėgi. Žūra, vėt negali. Jo. Dabar aš, pavyzdžiui, aš po to ten užaugau, žinai, aš tikrai vykdau tą planą ir niekada, pavyzdžiui, man Igno planas yra šventas. Aš nebėgsiu net 2 kilais daugiau, jeigu aš geriau jausies ar ten prasčiau, prasčiau, jeigu jausies, tai aš jam parašysiu, žinai. Bet visiškai vykdau ir neimprovizuoju. Susimaunas, tai žinai, kur intervalus daryti. Tai Ignas duoda biški kartais velnių man, bet gal dar iki to neužaugau, žinai. Bet su mėgėjais, žinai, kaip visi ir treneriai sako, reikia mėgėjus ne pušinti, juos reikia laikyti, juos reikia saugoti, nes jie ten gali nuvers kalną, žinai. Taip, tu gali 3 kilų prabėgti, kam tau to reikia? Taip, ir tas toks nesupratimas, kad tu turi ilsėtis, kada tau reikia ilsėtis. Jeigu tau pasakyta, kad tau tarp serijų reikia lėtai bėgti, tai tu neturi vytis to, kas ten tave aplenkęs prieki per tą poilsį. Ar ten, žinai, prieš maratonus
žiūri, what the fuck. Žmogus visą miestą vaikščiojo, į žygį išėjo, karoči, 3 kilų, žinai. Kitą dieną maratonas, ten vėl, žinai, tai prieš startą dar ten, žinai, kažką nuveiks ir vėl, su tom kajytėm savo, ten, žinai. Bet aš einugi, aš nebėgu. Nu jo. Taip, tai medininkas estafetėj, tai buvo toks irgi įdomus momentas, nes aš bėgau pirmame etape, ten 7 etapai, visi tenais 30 ar 35 km nuo Vilniaus, tai žodžiu veža autobusai iki paskutinio taško, tada ten kitą etapą iki sekančio taško. Ir žodžiu, aš pirmą bėgau, tai man reikėjo važiuoti jau toliausiai. Ir aš tenais, aišku, kad kas žino, tai jeigu estafetinis bėgimas vyksta, tai dažniausiai pirmas etapas yra stipriausias ir paskutinis. Gal vidurys dar kažkas, bet dažniausiai, taip vyksta varžybos. Ir aš, žodžiu, atsisėdau į tą autobusą, o aš ten iš viso, grįžus po Šveicarijos kalnų 70 km, savaitę buvo praėjus. Tada gerai pasilinksminus ir čia buvo mano ten pirmas bėgimas grįžus į Lietuvą. Ir aš sėdžiu tam autobuse ir ten tie vyrai pirmo etapo visi tenais, ką žinau, aš tai nepažįstu tų plentininkų. Tikrai, dar trilistus, dar kažką pažįstu šiek tiek, bet plentininkų tai ne. Ir jie tais rezultatais tenais giriasi, žinai. Ir buvo vienas momentas, kur sako, tai va, aš čia bėgau varžybose per savaitgalį. Tai penktadienį tenai, šeštadienį ten, sekmadienį ten. Sako, tai kaip tu čia taip, žinai, subėgai? Tai ką žinau, tai čia, žinai, vienur stipriau, kitur silpniau. Ir man toksai atrodo, kad jeigu tu turi varžybas, tai tu rašiesi tom varžybom. Tu nevažiuoji per visas varžybas, kad, kas iš to, ta prasme, ten sudalyvauti biržose, sudalyvauti ten kokiam Klaipėdoj, kažkaip norisi, bet yra žmonių, kurie, tarkim, neblogus tas rezultatus rodo ir varo ten, žinai, savaitgalis 2 varžybos, aš visas ir nuvarysiu, ten gal laimėsiu kažką. Ir vasarą žiauriai daug plento tų varžybų. Ir atrodo, kad tikrai žmonės šeštadienį, sekmadienį bėga abu kartus, tada pyst kitas vėl ir aš tada galvoju, bliamanų. Bet tai čia atrodo net sveikatai, žinai, tas toksai, ką tu to pasieksi. Tai jau nei sveikata, nei tu kažkokių rezultatų aukštų gali siekti, nes tu bėgioji visur, žinai. Taip. Ir kažkada, žinai, turbūt hypas, žinai, kažkoks yra ir taip toliau, bet kažkada baigsis. Ta prasme, tikrai, kaip tu ir sakai, ir sveikatai, žinai, ir traumų rizika, tu visada tempus praktiškai bėgi, nes nemanau, kad ten, žinai. Tai žodžiu, Tai žodžiu. Tai manau, kad aptariam labai daug šiandieną, kažką gal išsikirpsim, nes gali būti, kad prailgs tas podcastas. Ką galėtum galbūt vis tiek, motyvacija yra svarbiausias mūsų variklis, galim pripažinti. Nėra motyvacijos, sunku lipti iš lovos, sunku bėgti, bet kai rezultatai, tarkim, stovi vietoj negerėja ar galų gale nepasiseka varžybos, vis tiek, yra tas liūdesys, mes visi žmonės, normalu, kad kažkaip išgyvenam. Tai kaip pati semiesi motyvacijos ir kokius galbūt patarimus galėtum duoti? Žinai, motyvacija variklis, bet jinai tokia svirmuojanti. Tai žinai, vieniem turbūt motyvacija nusipirkti naujus kažkokius bėgimo batelius. Kitam ta motyvacija jaustis gerai po bėgimo ir žinai, ten, kad diena bus ten labai labai faina, nes ten rytas, pavyzdžiui, buvo ne. Whatever, bet aš vis tiek, žinai, tą discipliną labiau lyščiau. Ta prasme, tu turi ją turėti ir tu turi daryti dalykus. Žinai, man irgi kartais jo bėgimas mano meilė. Taip, aš dievinu procesą, visą pasiruošimą. Bet yra momentas, kad tikrai tu tingi lipti. Dar gana tas pilkas, geriausia atveju pilkas dangus, nes dabar jis juodas tiesiog. Lyja, sninga ir mes bėgam lauke dažniausiai, nes, galim maniežę bėgti jo, bet tas, žinai, vis tiek apie tą patį. Ir tu nenori žengti tą žingsnį, tau šalta, tau net namie, žinai, noris pakaldra būti. Bet ir tik disciplina gelbės šituo klausimu ir tau pavyks įvykdyti visą pilnai planą, nes jeigu tu, žinai, banguosi, tai niekada nepasieksi nei rezultato, nei pats, žinai, būsi savim patenkintas, kad tu tam praleidinėjai tas trenkės. Iš esmės, man dabar bėgimas apie meilę, bet ir apie tai, kad
kaip valytis dantis, ne? Taigi ne visada aš noriu tos dantis valytis, bet aš žinau, kad reikia. Tai man su bėgimu dabar taip yra, žinai, kad aš nekvestionuoju, čia dabar bėgsiu, nes noriu, bėgsiu, nes man čia kažkas, tiesiog aš apsiaunu batelius ir išbėgu, bet iki to aš augau su disciplina. Taip, motivacija irgi jinai ateina ir jinai turi būti, nes, keliami tikslai, žinai, turi irgi motyvuoti tave. Negali visada vien iš kančios, žinai, jo. Turi būti kažkoks ir apdovanojimas, turbūt. Taip, būtinai, žinai. Ir ten, pavyzdžiui, kažkokiu nesėkmių, kur, tikrai yra buvę, žinai, kad tu nusivili savim, nes galėjai tikrai tą dieną gal kažką kitaip, whatever, bet ypatingai būna, tai, žinai, off-seasonas, kai pasibaigė pačios pagrindinės varžybos ir tada nieko. Ir dabar irgi, žinai, laimėjau, tai ačiū Dievui, dar buvo tas TKN-as, bet tokia prarėjo po Berlyną, ypatingai man buvo toks sad momentas ir tada tas bėgimas dar išeina iš, vis tiek numeti tą krūvę arba iš vis nebėgioji ten savaitę, 2 ir reikia kažkaip gelbėti, žinai, tada pačiam. Tai susigalvoji tada. Tada grėbėsi tos motivacijos, nes disciplina jau tada dingsta, kažkur ten išeina. Bet tu pats esi savo motivatorius, tas niekas už tave nieko nepadarys ir tu turi pats susigalvoti, kaip tau savo nuotaiką pakelti, išsikelti tikslus, kas tave džiugins. Ok, jeigu tave džiugina bateliai, nusipirk tos batelius. Ok, no worries, bet vien bateliais nevažiuosi turbūt. Vis tiek ten, žinai, reikia kažko. Kas vežtų tą batelį. Kas vežtų, jo. Taip, ir manau, kad tu pačioj pradžioj pokalbio pasakei, kad tas procesas turbūt turi patikti. Jeigu tau procesas iš esmės nepatinka, treniruotės yra visos varginančios, visos yra sunkios, bėgi visada tą patį ten ratą ar kažką, vieniem gerai yra. Jo. Bet jeigu netinka, tai nereikia turbūt bijoti ieškoti kitų variantų. Taip, ir man atrodo, kad, žinai, čia susideda, žinai, viskas. Aš labai mėgstu sakyti, kad į kasdienybę, pavyzdžiui, Vilniaus maratono treniruotės tos vasaro, kur buvo, tai atėjo daug žmonių tokių visiškai naujokų ir jiem viskas, noris viską žinot, kaip kvėpuot. 2 įkvėpi, 3 iškvėpi ten pilvu. Ir aš ten klausau ir sakau, žmonės, atsipalaiduokit, kiek gerti. Jūs iš kasdienybės turite atsinešti bėgimą viską, žinai, jeigu tu negeri kiekvieną dieną, kam tau dabar rytą vandenį per maratoną, žinai, susitvarky kasdienybę savo. Tai lygiai taip pat su to mintim ir motivacija, tu turi save ir kasdienybėj susitvarkyti, žinai, būt. Ir antras dalykas, ką tu labai gerai pasakėjai pradžioj, kad tu turi rasti savo trenerį. Trenerių yra daug, konkurencija yra didelė ir tai yra labai gerai, nes kiekvienas gali pagal save susirasti. Jeigu tu netiki savo treneriu, jeigu tau jisai kažkas nepatinka, trigerina ar kažką, keisk, eik kitur. Gal tu atrasi tą laimę ir meilę kitur. Nes aš, pavyzdžiui, man pasisekė, aš radau iš pirmo karto pačius nuostabiausius ir kur dabar mes vaibinam ir niekada gyvenime nekeiščiau. Žiauriai viskas sutapo, bet ne tik procese pasiruošimo ir ten treniruotėse, požiūrio, bet ir gyvenimiškai. Mes labai panašus, mes labai draugaujam šeimom ir Tadas su Ignu jau senai draugai, tai visiškai sulipę esam. Tai aš labai džiaugiuosi ir linkiu visiems to, žinai. Tai aš manau, kad puikiai viską, kaip čia, šitą mintim reziumavom. Ir tai ačiū tau labai už pokalbį, buvo nerealiai įdomu, smagu ir galėtume turbūt dar čia šnekėti iki ryto. Ačiū Jums mane labai, išmes iš darbo. Jeigu dar neišmesi. Jeigu iki ryto čia būsim. Tai turim tau šiek tiek dovanų nuo mūsų rėmėjų Montis Magija ir Esportas. Tai eisim apžiūrėti, ką ten gavai. Ačiū Jums labai, ačiū, kad pasikvietėt, ačiū, kad pakalbinat, pasijutau tikrai čia svarbi ir faina. Ačiū. Ką, pavarė.
Iki.